saugotis kartais ir čia daug neprisikabinti, nes paskui... Dar tos ribos nepasiekėm, nes reikia 3 turėti, kad išliktume. Ką? Labai diena, mėly instituto svečiai, kolegos, studentai. Visų pirma, tiem, kurie lankosi institute pirmą kartą ir yra mūsų svečiai, sveiki atvykę į Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. Institutą, kuris rengia kuriantį elitą Lietuvai ir pasauliui ir kuris stengiasi būti tą erdvę viešą, kurioje vyksta pagrindinės politinės diskusijos ir gimsta politinės idėjos. Rinkimai artėja ir smagu, kad šiandien mes turim jau 5ąją diskusiją su rinkimuose dalyvaujančia partija. Priminsiu, kad pavasarį diskutavom su Tėvynės sąjunga, Socialdemokratų partija, Laisvės sąjunga. Visai nesenai, prieš keletą dienų, turėjome diskusiją su Liberalų sąjūdžiu. Ir šiandien turime mūsų svečiuose Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjungą, partija, kuriai įvairios visuomenės nuomonės apklausos žada 2. arba 3. vietą rinkimus laimėjusių partijų sąraše. Partija, kuri yra labai įdomi, nes mes dar jos taip gerai nepažįstame. Partija, kurioje yra daug naujų įdomių veidų, tai tuo jinai dar įdomesnė. Ir todėl smagu matyti, kad susirinko pakankamai gausus dalyvių skaičius į šitą susitikimą. Ir nešvaistydama laiko, aš iš karto norėčiau pristatyti mūsų svečius ir papasakoti, kaipgi atrodys mūsų šiandienos diskusija. Tai visų pirma, norėčiau pradėti nuo rinkimų sąrašo vedlio, buvusio vidaus reikalų ministro, buvusio policijos generalinio komisaro Sauliaus Skvernelio. Partijos lyderio, partijos pirmininko Ramūno Karbauskio. Ir taip pat labai malonu pristatyti partijos vicepirmininką, šito instituto alumną Tomą Tomiliną. Diskusijos, kaip ir kitos diskusijos, čia institute vyks tokiu formatu. Iš pradžių bus pristatoma partijos programa, tam bus skiriama nuo 10 iki 15 minučių. Pranešėjai, kurie sėdi čia tribūnoje, ją pristatys. Tuomet bus suteiktas žodis komentatoriams ir kaip ir kiekvieną sykį institutas siūlo 2 komentatorius iš mūsų dėstytojų. Tai pirmoji komentatorė yra mūsų docentė, dėstytoja, buvusi švietimo viceministrė Nerija Putinaitė. Ir antrasis komentatorius irgi ilgametis instituto dėstytojas ir irgi buvęs viceministras energetikos Romas Švedas. Komentatoriam bus suteiktos irgi 10 minučių vienam ir kitam komentarams ir taip pat pranešėjai galės atsakyti į šitos komentarus po kiekvieno komentaro, kad būtų tokia diskusija. Ir toliau bus žodis perduotas auditorijai, jūs galėsit užduoti sunkius arba lengvus klausimus ir pranešėjai galės atsakyti. Visų pirma, norėčiau pakviesti Tomą Tomiliną, jisai sakė, pasakys šiokią tokią įžangą apie tai, kaip buvo rengiama programa. Labą dieną. Kaip programos rengimo grupės koordinatorius, aš norėčiau pasidžiaugti, kad darnios Lietuvos vyriausybės programa, kaip mes ją pavadinom, mūsų Seimo rinkimų programa pagal žanrą, bet pavadinimas yra toks, yra pristatoma 2016 metais, kurie yra Seimo paskelbti prezidento Kazio Griniaus metais. Būtent šis žmogus yra mūsų ideologijos pagrindo kūrėjas ir mes didžiuojamės, kad galim tęsti tarpukario Lietuvos tradicijas. Kaip šio instituto absolventas, aš noriu padėkoti institutui, kad čia įgytos žinios man padėjo aktyviai dalyvauti programos rengime.
Bendrai politologiškai vertinant, tai yra nuosekli, nuosaiki centristinė programa, tęsianti arba stiprinanti Lietuvoje žaliosios ideologijos, agrarizmo, taip pat socialinio konservatizmo ideologijos elementus. Ir bendra jungianti grandis šios programos yra darna tarp žmogaus ir gamtos, darna tarp skirtingų interesų, darna tarp kartų. Aš kviečiu Valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininką Ramūną Karbauskį pristatyti svarbiausios programos idėjas, tai kaip jis tai supranta. Prašau, Ramūnai. Labadiena visiems. Tai aš bandžiau galvoti, kaip tą pristatymą reiktų daryti ir pasirinkau variantą šnekėti iš tikro ne tiek apie pačią programą, tik apie pačias vertybės ir principus, kuriais remiantis mes subūrėm šitą komandą, kurie dirbo prie šitos programos, kuriai teks dirbti būsimoje vyriausybėje. Tai pirmas dalykas, čia jau iš mano 20 metų patirties politikoje, mes labai senai turim situaciją, kada valstybė valdo realiai politinės svorės yra pagrindinės vyriausybėje. Seimas tapo ta institucija, kurie iš tikrųjų patarnauja vyriausybė jau, sakyčiau, 23 metus. Gal pirmasis Seimas gal buvo tas, kuris atliko savo konstitucinę pareigą, jisai valdė valstybę. Dabar šnekant apie tai, kas mūsų pasirinkta, yra mūsų pasirinktas kelias yra į profesionalią vyriausybę, kelias, kuriame iš tikrųjų mes sulaukiam daug klausimų, kaip ta vyriausybė veiktų, kokie santykiai būtų tarp Seimo ir vyriausybės. Aš noriu visiems pasakyti, kad vakar sakiau ir Pramonininkų asociacijai, kad Seimas paruošia, priima vyriausybės programą, vyriausybė ją vykdo. Nematau jokio konflikto tarp kaip galimybės, kad tie politikai, kurie ateina arba profesionalai ateina vyriausybę, kad jie negebėtų daryti savo darbo. Aš sakyčiau, dabar didžiausia problema Lietuvoje yra nekompetencija, neprofesionalumas ir neatsakomybė. Aš nenoriu sakyti pavyzdžių, matyt, juos galima kiekvieną dieną rasti spaudoj, kad realiai, ir vėlgi be pavyzdžių sakysiu, kad beveik nėra ministrų šiandien, kurie galėtų užimti savo pareigas pagal savo kompetenciją, bet jie jas užima. Yra žmonių, kurie neturi nei mažiausio supratimo apie tą darbą, kurį jie bando daryti. Tai yra politinė valia arba politinis priklausomybė vienai ir kitai partijai negali atstoti kompetencijos. Ir neminėsiu vėlgi tų skandalų, kurie ritasi vienas po kito, bet jie susiję su tuo, kad paprasčiausiai mes jau daug metų gyvenam situacijoje, kad atsakomybės ir, kaip sakau, profesionalumo nebeliko. Jeigu vieną pavyzdį vis dėlto duoti, Žemės ūkio ministerijoje dirba apie 370 valdininkų, iš kurių yra 7 žemės ūkio specialistai. Ir kada kyla klausimas apie tai, kodėl taip yra, kada ministerijom ima vadovauti žmonės, kurie nieko nesupranta apie šitą sritį, nesigilina ir jiem neįdomu ir jie iš viso negali to padaryti, nes iš tikrųjų per 4 metus netgi įgyti tą gebėjimą suprasti sritį yra netaip jau paprasta. Tai gaunasi tas, kas gaunasi, jie nenori turėti savo pavaldinių tarpe žmonių, kurie turi aukštesnės kompetencijas. Ir vyksta procesas ir jis artėja į savo pabaigą, tai yra dar metai tokio valdymo, koks yra dabar. Ir pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerijoje neliks nei vieno žemės ūkio specialisto. Galiu tai teikti, jeigu būtų viskas taip, kaip dabar yra. Tai mūsų pasirinktas kelias iš tikrųjų ir sąrašas suformuotas yra sąraše yra trečdalis nepartiniai žmonės. Vėlgi galiu pasakyti, kad tai yra atsakymas tikriausiai tą klausimą dėl pačio apsisprendimo, kad kodėl kitų partijų sąrašuose tiek nepartinių žmonių nėra arba kodėl jie to keliu neina. Tai nėra, kad Valstiečių žaliųjų sąjunga neturi pakankamai daug atsakingų savo kompetencijų ribose išsilavinusių žmonių. Tiesiog mes suprantam, kad prisimti atsakomybę už valstybės valdymą yra labai didelis iššūkis, mes tam ruošiamės. Kada aš pradėjau suvokti kaip partijos pirmininkas, kad tai mūsų laukia, tam mes dirbame, tam yra sukurta Valstiečių žaliųjų sąjunga, aš pradėjau suprasti ir tai, ko dėja kol kas nesupranta kiti kolegos, kitų partijų vadovai, kad ta atsakomybė persidalinti tarp politikų, Seimo narių, keičiant, vėlgi stebint dabar sąrašus kitų partijų
ministrų sąrašus, tai mes matom, kaip pavardės keliauja, reiškia, tam tikri asmenys, galintis buvę ministrais vienose srityse, dabar jau pretenduoja tapti ministrais visai kitose srityse. Aš galiu teikti, kad tai į nieką gerą neveda. Jeigu šnekėti iš principo, man labai norisi, kad Seimas susigrąžintų savo tą poziciją, kuri yra numatyta mūsų konstitucijoje. Seimas, stiprus Seimas, kuriame dirbtų visų partijų lyderiai, kuriame būtų iš tikrųjų pakankamai politinės valios priimti vienus ar kitus politinius sprendimus ir profesionali vyriausybė, kurie tuos sprendimus vykdytų, remiantis Seimo patvirtinta vyriausybės programa. Ir šiuo atžvilgiu aš vėlgi suprantu, kad būtų tai tiesiog galbūt jūsų laiko švaistymas, kad aš pradėčiau vardinti tuos punktus, kurie surašyti mūsų programai, pradėčiau vardinti prioritetus, nes visa tai yra pasiekiama nuo šios dienos internete. Programa yra, jeigu nesuklysiu, virš 110 puslapių, ji yra pakankamai plati, yra dar tam tikri tos programos praplėtimai. Mes turim visiškai naują dalyką, tai yra programą, socialinę programą Sidabrinė banga, kur šnekam apie vyresnių žmonių situaciją, apie integraciją į rinką, apie perkvalifikavimą, apie socialinę pagalbą tokiems žmonėms. 55+, tai yra nieko naujo pasaulyje, tiesiog Lietuvoje dar apie tai net nebuvo bandoma šnekėti. Mes ėmėm pavyzdžius iš Austrijos, Vokietijos, bandėm su mokslininkais Vilniaus universitetu dirbti prie šitos programos ir tai bus didelis iššūkis socialinių reikalų prasme. Ir daug tų iššūkių yra, galima minėti ir mūsų tokia kieta pozicija, kaip viena iš pozicijų, kad reikia įveikti priklausomybių klausimus. Lietuva šiandien turi, mūsų žmonių tarpe 48% vyrų turi priklausomybės nuo alkoholio. 18% moterių turi tas pačias priklausomybės. Pirma vieta pasaulyje pagal vaikų alkoholio suvartojimą kiekį. Reiks priimti sprendimus, jie bus priiminėjami. Tie sprendimai paremti yra mokslo pagrindų, tai yra mokslo tyrimais ir taip toliau. Nėra nei vieno sprendimo, kuris nėra veikiantis kur nors pasaulyje. Gal šitoje vietoje atrodo, kiek tai kardinalų sprendimai, bet jie neišvengiami, kitaip mes nepasieksim sprendimų tokių, kur reikia. Yra daug pasiūlymų ir sveikatos srityje. Sveikata ir medicina, mes suprantam, kad sveika gyvensena ir profilaktika, ankstyvoji lygų diagnostika, lygų profilaktika, visa tai turi tapti pagrindu. Mes iš tikrųjų galėtumėm su tom pačiom lėšom, kurią šiandien skiriam sveikatos apsaugos sistemai, tikrai pagerinti ir darbuotojų darbo sąlygas, mūsų gydytojų ir iš tikrųjų daug labiau padėti mūsų žmonėms. Tai vat toks galbūt keistokas mano šnekėjimas, bet jisai iš tikrųjų toks, kaip aš pagalvojau, kad mes turim pasišnekėti, tam čia susirinkom. Tai ir aš manau, kad politologai jau yra skaitę, jiems buvo siūsta vakar programa ir klausimai iš programos bus ir atsakys arba mūsų kandidatai į ministrus, arba kandidatas į premjerus, Saulius Skvernelis. Ir aš, jeigu galima, prisijungsiu prie to, tai ačiū labai. Dėkui partijos pirmininkui ir dabar žodis suteikiamas ponui Sauliui Skverneliui. Labą dieną. Dar kartą malonu sugrįžti. Praeitą savaitę teko čia padebatuoti. Pristatymo metu vis paminėjau, ne, buvęs, tai toks gyvenimas, visą laiką visi kažko esame buvę. Ramūnas tokią įžangą platesnę padarė, tačiau aš vis tiek, nors tikrai kas norėjo programą galėjo pasiskaityti, yra pakankamai didelis apimties dokumentas, strateginis dokumentas, ne šiaip surašytas, bet mes tą įgyvendinsime, čia irgi nepažadai, mes tą padarysime. Aš tiesiog vis tiek norėčiau, kad pradėti konkrečiai kalbėti apie programą, galbūt perbėgsiu atskirus skyrius ir vieną kitą akcentą sudėsiu, o detalus po to klausimai, diskusija, manau, bus geriausia forma. Tai iš tiesų galbūt keista ta 5D programa, 3D, 2D, kodėl 5D, tai mes manome, iš tiesų remiamės 5 labai svarbių darnų prioritizavimų ir pirmiausiai mūsų programoje yra kalba apie darnų žmogų. Čia galbūt reikėtų išskirti keletą tokių pozicijų, tai
Tai, kas susiję, sakykime, viena programos dalis su kita praktiškai yra neatsiejamos. Vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie žmogų, apie šeimą, pirmiausia, tai apie šeimos puoselėjimą ir galimybę sudaryti šeimai palankę aplinką, derinti galimybę darbo ir šeimoje pareigas. Esminis dalykas turbūt, su ko susiduria, galime brėžti raudoną liniją su mūsų problemomis ūkyje, ekonomikoje. Tai viena iš didžiausių priežasčių yra demografinės ir emigracinės problemos. Dėl to neveltui mes akcentuojame pagrindą į žmogų, į šeimą, nes nesprendė, iš tikrųjų nesukūrė šeimai palankios aplinkos valstybė. Negalėsime tikėtis ateityje. Tikrai nenoriu aš įvardinti, tai skamba labai nepatraukliai, bet tai realybė. Darbo jėgos turėjimų arba tos darbo jėgos, kuri galės mokėti pensijas, generuoti pajamas į biudžetą, bet tai yra faktas. 1,7 vaiko šeimoje negarantuoja mums kaip tautai išlikimo. Turim pasistengti, kad bent 2,1 vaikas būtų mūsų kiekvienoje šeimoje. Tai tikrai galime padaryti, sukūrus tinkamą aplinką ir puoselėjant šeimą. Taip pat turime skaudžią problemą susiję su vaikų globos situacija ir įvaikinimo problemomis. Mūsų programoje taip pat atrasite kompleksinės priemonės šitų klausimų sprendime ir konkrečias priemonės, ne populistinės, ne vienadienės, bet nukreiptas į tolimą perspektyvą. Kartu programos dalyje prie žmogaus mes labai akcentuojame paramą nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, kurios teikia paslaugą šeimoms. Tikrai administraciniam priemonėm arba taip vadinamų valdiško aparatų mes negalime spręsti, ypatingai kas susijęs su palaikymu šeimoms susiduriančiam su tam tikra psichologinė pagalba, esančiams arba artėjančiams prie skurdo riboms patiriančiams smurtą. Tai pavyzdžiai geriausiai parodo, kad tai ne vien administracinis resursas padeda spręsti šitas klausimas, bet sinergija tarp nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir valstybės. Smurto suvaldymas, neveltui mes iš tiesų atskirą irgi dalį programoje įtraukėme, kadangi šiandien manome, kad smurto, patyčių, jėgos demonstravimo šalyje yra daug, tai mažina psichologinį komfortą, skatina iš tikrųjų imtis radikalių priemonių. Mes prarandame keletą tūkstančių žmonių, kurie nusižudo įvairiomis formomis, paskęsta, sudega, eismo įvykiuose žūstas, galiausiai atima savo gyvybę. Ir nespręsdami šitos problemos mes tikrai skaldome ir didiname visuomenės susvetimėjimą ir negalim tikėtis harmoningos arba tvarios visuomenės vystymosi. Sveikatos apsauga. Vėl mes daug kalbame, daug linksniuojame eilę metų ir kaip ir visi nepatenkinti esame kokybė. Tai yra viena iš didžiausiai, kalbant apie viešosius finansus, imlių sričių. Dėl to taip pat turime labai aiškias priemonės padaryti kardinalias, bet neišvengiamas reformas. Tai yra pirmiausiai veiksminga ir skaidrė sveikatos sistema. Skaidrumą aš čia labai akcentuoju, kadangi lėšos, kaip minėjau, viešieji finansai naudojami dideli, bet kada šitoje srityje pasigendama skaidrumo, aš jau nekalbu apie tą smulkę korupciją, kyšininkavimą vadinamą, bet iš esmės apie didžiulius įsigijimus, kurie lemia arba gali lemti mūsų žmonių ateitį, tai tikrai diskredituoja pačią sistemą. Vėlgi, mes kalbam apie sveikatos sistemą ir jeigu paminėsime sveikatos apsaugos ministeriją, dažnai mes psichologiškai suvedame su gydymu, tai visgi mes norėtume akcentą dėti į prevenciją, efektyvią ligų prevenciją, ankstyvą diagnostiką ir šeimos mediciną. Jeigu mes tikrai racionaliai, efektyviai šitus klausimus sureguliuosime, tai gydymo klausimai jau liks kaip pasiekmė, tam tikro galbūt ir netinkamo gyvenimo būdo ir natūraliai objektyvių priežasčių, dėl ko susirgus tiem žmogui, vis tiek mes privalome ir esame pasiruošę garantuoti tinkamą sveikatos priežiūrą, nepriklausomai nuo jo, kokiam regione likimas arba gyvenimas jam lėmė gyventi. Tai yra akcentas į pirminę sveikatos priežiūrą, kad jis gautų visą reikalingą pagalbą, į šeimos gydytojo instituto atstiprinimas, įjungimas į tą šeimos gydytojo komandą tiek socialinio darbuotojo, tiek psichologo, psichiatro dažnai reikia. Ir tiesiog atpalaidavimas pačio mediko, arčiausiai šeimos esančio mediko nuo galimos klaidos padarimo. Tai tiesiog turime kalbėti apie žalos atlyginimą be kaltininko nustatymo. Tai galėsime apdrausti tuo pačiu ir mūsų gydytoją, kuris, nesibaimindamas
padaryti klaidos, siunčia, ar baimindamas padaryti klaidą, siunčia pacientą į antrinės arba tretinės sveikatos priežiūros įstaigas, ten susidaro didžiulės eilės ir tas sveikatos prieinamumas gerokai mažėja, tai visgi ta, kaip minėjau, pirminė sveikatos priežiūra kiekviename regione puoselėjama ir, aišku, tai niekam nepavyko padaryti, bet mes tą tikrai padarysime, kalbant apie ligoninių skaičių. Esame vieni iš lyderių ES, 1000 gyventojų lovų skaičių ligoninėse ir gydytojų skaičius taip pat yra vienas didžiausių ES. Plius, bet kokiu atveju mes vis tengiamės žmogų hospitalizuoti į stacionarą, o tai yra labai brangus malonumas valstybėje, dažnai neefektyvus malonumas ir turime kalbėti apie efektyvius dienos chirurgijos centrus, dienos medicinos centrus ir reikiamą pagalbą pasiekiamumą antrinio ir tretinio sveikatos priežiūros įstaigų, tai yra, turim sudaryti galimybės, visas galimybės ir sudarysime pasiekti, netgi ir tam tikrą, subsidijuojant tam tikrą veiklą, kad būtų galima iš Kupiškio, Biržų, kiekvienam, kuriam reikalinga pagalba, pasiekti Vilniaus universitetinę ligoninę arba Kauno ir Klaipėdos tretinio lygio sveikatos priežiūros centrus. Darni visuomenė ir aplinka. Natūralu, iš tiesų mes turime tikrai daug problemų visoje, tame tarpe vėlgi ekonomika, ūkis, emigracija, saugumas, pasitikėjimas vieni kitais ir valstybė dėl to, kad visgi nesugebame išugdyti pilietiško, drąsaus, savarankiško žmogaus, o tai vėlgi persiduoda ta gyja per visą mūsų sistemą. Pirmiausiai tai tikrai žmonės trokšta ir nori efektyvios, savarankiškos ir už savo sprendimus atsakingos savivaldos. tą mes tikrai pasiruošę padaryti. Aš galiu paminėti vieną iš tokių momentų, galbūt kad akcentuojant apie tiesioginius seniūnų rinkimus, bet nedarant tai paviršutiniškai, kai buvo padaryta su tiesioginiais merų rinkimais, išrenkam, o po to sprendžiam, kokia bus sąveika su savivaldybės taryba, kokia bus sąveika su centrinė valdžia, kokie atšaukimo mechanizmai, jeigu iškyla problemos, apkaltos ir taip toliau. Tai mes tikrai esame už tiesioginius seniūnų rinkimus, 2 lygių savivaldą, tačiau, pabrėžiu, neišeinant iš bendro finansų krepšelio skirto savivaldai ir savivaldybėms deleguotoms funkcijoms. Tai yra tų pačių asignavimų ribose. Regionai, Lietuva, ne tik Lietuva, tai yra natūralūs visgi procesai, tampantis daugumą valstybių vieno miesto arba vieno regiono valstybėmis, tai neišvengiama, tai yra objektyvu, tačiau turime žiūrėti ir į regionus ir negalime iš tikrųjų leisti nykti mūsų miesteliams, vien dėl to, kad ten yra vėlgi neprieinama nei kultūra, nei švietimo tinkamos paslaugos, nei sveikatos priežiūra, nei saugumo reikalai, nei galimybės tikrai darbuotis ir gauti orų atlyginimą. Dėl žmogaus ir gamtos darnos mes taip pat turime atskirą poskyrį, net skyrių, tai kalbame ir apie biologinės įvairovės išsaugojimą, aiškus ir suprantamus aplinkosauginius reikalavimus. Čia labai svarbu, nes daug mes turim pasipriešinimo dėl to, kad yra krūva nelogiškų ribojimų, nelogiškų draudimų, kuriuos mes net mūsų valdininkai nesugeba paaiškinti, dėl ko vienas ar kitas ribojimas yra, ir tai natūraliai yra atmetimo reakcija, priešinantis bet kokiems neprotingiems aplinkosauginiams reikalavimams. Mes manome iš tikrųjų, kad žmonėms tarnaujanti draugiškai išmanioji energetika yra mūsų perspektyva, ateitis mūsų valstybės, darnus susisiekimas ir ryšiai, taip pat yra viena iš sąlygų turėti darnų ūkio vystymąsi. Ir bet kokiu atveju aplinkosauginio visuomenės sąmoningumo didinimas ir skatinimas tai irgi esminis dalykas. Galime paimti labai, atrodo, siaurą segmentą, bet turinti ilgalaikės tiek ekonominės, tiek ir socialinės pasiekmes, sakykime, atliekų tvarkymą. Jeigu mes įspręstume demokratiniu būdu, pilietišku mąstymo būdu šiukšlių rūšiavimą atsakingą, jų perdirbimą, vadinamą beatliekinį perdirbimą iš esmės, nereikėtų mums iš tikrųjų investuoti į perteklinę infrastruktūrą, ruošiantis alternatyvams, deginimo galbūt šiukšlių alternatyvams, kada iš tiesų šita alternatyva yra viena iš priešpaskutinių, kalbant apie Europą. Gyvybingas Lietuvos kaimo išsaugojimas. Daug kas kalba, kad pas mus per daug yra gyvenančių ir dirbančių žmonių kaime, tačiau esame šalis, kuri negalime pasakyti, kad viską sunaikinsime savo ištakas, savo šaknis.
ir turime padaryti taip pat komfortabilias sąlygas tiek žmonėms gyventi, gauti visas reikalingas paslaugos kainą ir iš tikrųjų, aš taip pat baigsiu, konkurencingą ir pelningą žemės ūkį. Reikia paneigti būtinai mitą, naudodamas progą tą ir sakau, ateina valstiečiai, kad sunaikinti smulkius ūkius, mūsų programoje yra atvirkščiai, tai yra smulkių žemės ūkių skatinimas, jų kooperacijos skatinimas, tuo būdu galimybė konkuruoti nelygiavertiai kovoje su perdirbėjais ir pardavėjais. Ir čia vėlgi matome ir tame tarpe ekologinio produkto galimybę greitai ir efektyviai ir pigiai patiekti mūsų vartotojams. Skurdo ir regioninės atskirties įveikimas. Išsilavinimas, galbūt irgi tik tai porą žodžių, nes jau laikas man rodo, kad pasibaigė. Irgi yra per visą programą pas mus nubrėžti labai aiškiai ašis. Tik tai išsilavinęs, kūrybingas, mąstantis, kritiškai mąstantis žmogus, jaunas žmogus, gali generuoti idėjas, gali pats kurti verslą, gali įsilieti į darbo rinką, gali konkuruoti rinkoje, gali galiausiai išvykti, įgyti kompetencijas reikalingas užsienio tyrimuose, mokslinio tyrimuose įstaigose, darbovietėse, grįžti į Lietuvą ir savo gebėjimus pritaikyti. Dėl to ypatinga esmė ir prioritetas yra skirtas švietimui, dėl laiko stokos aš tikrai nedetalizuoju. Dėl ekonomikos ir finansų, tai ką norėčiau akcentuoti, iš tikrųjų, pirmiausia, tai atsakinga viešųjų finansų valdymą. Mes turime tikrai didžiulį poreikį įvairioms mūsų socialinio gyvenimo sritims, tačiau turime neefektyvę valstybės tarnybą, neefektyvų viešą sektorių, neefektyviai veikiančias valstybės kapitalo įmonės, neefektyviai arba neskaidriai veikiančius viešuosius pirkimus, didžiulį mastą šešėlinės ekonomikos, tai yra vienas iš milžiniškų rezervų spręsti įvairius kitus, tame tarpe ir socialinius klausimus. Na ir dar šiek tiek paskutinė dalis darnus valstybės valdymas, tai yra teisingumo klausimai, tai yra labai svarbu, tiek teisinis teisingumas, tiek socialinis teisingumas. Praradę jį žmonės tikrai nusivėlė pačią valstybę, tai turime pirmiausia atkurti pasitikėjimą teismais ir prokuratūrą. Turi būti kokybiškos ir prieinamos valstybės paslaugos žmonėms. Mes tikrai orientuojamės į kuo didesnį e-paslaugų išplėtimą, tai yra įvairiausi argumentai ir pliusai dėl ko. Skaidri ir kompetentinga lyderystė valstybės valdyme. Skaidri teisėkūra, čia galiu tik paminėti, tai yra susijęs su Seimo statuto pakeitimu, kuris beviltiškai pasenęs yra ir skatina nesuprantamų, neaiškių interesų grupių galimybės įtakoti įstatymų priėmimą paskutinėse stadijose. Kova su korupcija, tai valstybės vėžys, kuris vėlgi per visas mūsų gyvenimo sritis stipriai kerta. Korupciją vėlgi reikia pripažinti ir pasakyti, kad nesupaprastinant kyšio ėmimas davimas, tai yra įvairios korupcijos apraiškos, ypatingai tai yra ir lobizmas, dabar ne nauja, bet tiesiog labai matoma viena iš apraiškų, tai yra prekybų poveikių. Čia turime veikti trim būdais, tai yra kovoti su galimais kyšių ėmėjais ir davėjais ir įjungti visuomenę ir bendruomenę, kad ne valdžia atsakinga už korupcijos suvaldymą arba mažinimą, bet tame tarpe ir visa visuomenė. Na ir veiksminga užsienio politika. Tai nuoseklumas, aktyvumas ir tęstinumas, demokratinėmis vertybėmis pagrįsti tarptautiniai santykiai, būtent demokratinėmis vertybėmis, tai esminė šis ilgalaikiai strateginiai santykiai su pagrindiniu mūsų partneriu, Jungtinės Amerikos valstybėmis, vystomasis bendradarbiavimas, padėdami kitiems, padėdami savo. Na ir saugi valstybė. Čia aš galbūt mažiausiai paminėsiu, kaip buvęs, nors čia irgi galime daug kalbėti, tai yra mūsų vidaus saugumas, neatsiejama mūsų gerovės dalis. Ir jeigu mes šiandien nesuvoksime, galime turėti augančią ekonomiką, galime turėti gerėjančią gyvenimo kokybę, tačiau jeigu bus nesaugu visom prasmėm, visose viešo saugumo srityse, to pasitenkinimo tikrai mes neturėsime. Nu ir aišku, iššūkius atitinkanti gynybos politika. Dar privalau paneigti vieną mitą. Esame tikrai už mūsų gynybinių galių stiprinimą. Prisiimam atsakomybę ir įsipareigojimą iki 18 metų siekti ir pasiekti, kad būtų 2% pasiekti bendro vidaus produkto skirti krašto gynybai. Nesidairome į rytus, niekada ir nesidairėme. Tai yra mūsų saugumas, mūsų saugumo politika yra taip pat mūsų vienas iš prioritetų.
Didelis dėkui Sauliui Skverneliui už išsamų programos pristatymą ir dabar jau galima pakviesti jį kaip būsimą nominuotą premjerą supažindinti su savo būsima komanda. Ir Saulius Skvernelis norėtų pristatyti Lietuvos Žaliųjų Valstiečių Sąjungos nominuotus ministrus. Iš tiesų, matyt, papildant Ramūną, kas buvo paminėta, žmonės, daugumas, kuriuos čia įvardinsiu, kai kurie girdėti yra, kai kurie čia ir yra, kiti dėl darbo pobūdžio negali būti, kiti dėl kitų pobūdžių negali būti net ir paviešinti, aš irgi paminėsiu. Tai yra pagrindinis kriterijus buvo tiesiog padorumas, sąžiningumas ir profesionalumas. Bei ryžtas daryti pokyčius. Tie žmonės, kuriuos ir čia pamatysite, kurie dirbo su mūsų programa, visą laiką buvo šiandienis klausimas. Mes galime prisiūlyti daug priemonių, bet ar jūs turėsite ryžtą ir valios tai padaryti? Tai aš džiaugiuosi, kad kol kas mes galime įvardinti tuos žmonės, kurie yra čia, kurie tą ryžtą, valią ir profesionalumą turės padaryti. Tai ir norėčiau pradėti nuo aplinkos ministerijos, Kęstutis Navickas. Aš tikrai nedetalizuosiu, taupant laiką, galbūt privalumų, biografijos ir sakyta, jie žmonės yra čia, galėsite tiesiog pasiklausti, pabendrauti. Energetikos ministerija Virgilijus Poderys. Finansų ministerija Stasys Jakeliūnas. Kultūros ministerija, dėja nėra jos šiandien dėl komandiruotės, Liana Ruokytė Johnson. Sveikatos apsaugos ministerija, neatvyko, man atrodo, nematau, profesorius Aurelijus Veryga, vis dar praktikuojantis medikas, dėl to šiandien nėra. Švietimo ir mokslo ministerija, profesorė daktarė Vilija Salienė. Ūkio ministerija ir neatvyko Mantas Katinas, Investuok Lietuvoje generalinis direktorius. Ypatingai džiaugiuosi visais, aišku, kandidatais, bet žmogumi legenda užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Ir matyti stipriausias žemės ūkio sektorės specialistas ir profesionalas Bronius Markauskas, Žemės ūkio ministerija. Dėl neįvardintų ministrų. Iš tiesų, jie yra visi pasirinkti. Jie yra žmonės davę sutikimą, tačiau šiandien mes turim situaciją dėja tokią ir vėlgi tai susiję su mūsų programinėm nuostatom. Tam tikra politinė kultūra vyraujanti, kurio tikrai neturėtų būti. Žmonės yra visi tarnaujantys arba dirbantys šiandien vienose ir kitose pozicijose. Aš galiu paminėti pirmiausiai krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos darbuotojus, kurie betarpiškai susiję. Kalbant į vidaus reikalų sistemą, tai yra mano komandos žmogus, bendražygis, bet šiandienis įvardyjimas tikrai, nors iki rinkimų liko 3 savaitės, po to po rinkimų irgi, nežinau, kiek bus dėlionė, tačiau žmonės prašė gerbti jų privatumą ir mes tą privalome daryti. Lygiai tą patį galiu paminėti dėl susiekimo ir teisingumo kandidatų ir dėl socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Mes tikrai turime ekspertinę stiprią grupę. Yra keletas žmonių, dėl kurio konkretaus iš 3 žmonių nesame priėmę galutinio sprendimo, bet artimiausiu metu tai bus padaryta. Dėkui už pristatymą ir dabar komentatoriams, ko gero, atsiras dar didesnių galimybių kažką pasakyti, įvertinti, ne tik tai programą, turim ir žmonės, kurie įgyvendins tą programą. Tai ir negaiždama laiko norėčiau suteikti žodį pirmai komentatoriai Nerijai Putinaitei. Labą dieną. Per 10 minučių labai sudėtinga iš tiesų ką nors pasakyti apie programą, kuri yra labai didelė ir joje yra labai daug detalių nuostatų. Todėl aš norėsiu pakalbėti apie tam tikras bendrus bruožus programos, kurie krenta į akis ir tai pavaizduosiu konkrečiais pavyzdžiais, kurie galbūt labiausiai kliūva.
nes mano toks ir yra uždavinys, kalbėti apie dalykus, kurie labiausiai kliūva ir kritikuoti. Toks yra vaidmuo. Gal aš pirmą prieš kritikuojant norėčiau paminėti, kas man galbūt pasirodė toks įdomiausias dalykas ar pozityviausias. Iš tiesų, ta idėja apie darną, apie darnų vystymąsi, jinai visada atrodo tokia, šiaip bendruose kontekstuose, tokia nerimta, tarsi tokia, nežinau, pakabinta kažkur ore paprastai būna ir man atrodo, kad partija, kuri ji imasi tą darnumą traktuoti rimtai. Ir tas yra pozityvus, aš manyčiau, vienas iš tokių išskirtinių dalykų šitos partijos programoje ir apskritai tos programos išskirtinumas. Ir kitas dalykas, kas man irgi, kol kas aš savo per tą trumpą laiką nesudėliojau, bet kas atrodė įdomu, nors galbūt daugam gali būti nepriimtina, būtent svarstymai apie šeimą ir tos jau paminėtos dalis apie priklausomybės, kurios, man atrodo, daugeliu atveju numato Lietuvoje griežtesnės sankcijas ar griežtesnį reguliavimą negu yra kitur. Bet čia yra dalykai, kurie iš tiesų yra įdomus, sakyčiau, ir verti analizuoti, kritikuoti, žiūrėti galbūt labiau negu kitos dalys, aš taip įvardinčiau. Ir neatsitiktinai, aš manau, ir partijos pirmininkas, ir gerbiamas Saulius Skvernelis tą pristatė. Dabar apie dalykus, jau įdėmiau skaitant partijos programą, kuriuos aš norėčiau identifikuoti keliais pjūviais. Tai viena, ar viduje nėra prieštaravimų partijos pačioje programoje? Aš savo kėliau tokį klausimą. Ar nėra prieštaravimų? Iš tikrųjų, ten dera tie dalykai. Antras dalykas, ar yra nuostatos, kurios siūlomos, ar yra jos pagristos ištekliais? Kiek reikia tų išteklių? Ar apskritai tai yra realu įgyvendinti tokį dalyką? Nes dažniausiai tai būna didelė problema. Ir trečias dalykas, ar nėra, aš savo irgi kėliau klausimą, ar yra kalbama apie svarbias problemas, ar jos nepraleidžiamos. Dabar galbūt ir kitas dalykas, aš savo asmeniškai kėliau klausimą, o kokią vertybinę partinę ideologiją atitiktų tos nuostatos. Ir aš galbūt ir pradėsiu nuo to paskutinio klausimo, kurį labai trumpai pasakysiu ir ką aš identifikavau. Vis dėlto, man atrodo, nes partija yra labai įdomi ir labai įdomios yra tas ideologinės vertybinės nuostatos, kurios jau iš teksto galima išskirti. Aš įvardinčiau kaip partija, kuri yra labai socialistiškai angažuota, tai yra socialistinė partija, su labai stipriu nacionalistinė kryptimi kultūroje. Kiek tai atitinka prezidento Kazio Griniaus idėjas, tai čia yra kitas klausimas, bet kodėl aš taip sakau? Aš manau, kad vienas iš pagrindinių partijos nuostatų linijų, kurie eina per visą programą, yra stipri valstybė. Yra labai stipri valstybė. Ir tos valstybės stiprumas jis reiškėsi netgi per visuomenę, netgi per bendruomenės. Ką aš noriu pasakyti, kad stipri valstybė? Yra numatoma labai daug valstybės intervencijų, kišimosi, tarkim, arba labai daug priemonių, kurias aš įvardiju kaip administracinės priemonės, kur man labai keista, kaip atsiduria partijos programoje, nes atrodytų, kad tai turėtų būti priemonės, kurias, galbūt pačios nevyriausybinės organizacijos galėtų savo įsirašyti į savo nuostatus ir programas, arba tam tikros institucijos, kurios įsisteigia. Tai va šita stipri valstybė, jinai labai yra charakteringa. Aš irgi čia nesakau, čia gerai, blogai. Manau, vienas iš didžiausių klausimų, kuris kyla, kai yra kalbama, pavyzdžiui, labai dažnai vartojama tokia savoka, sąlygiškai dažnai, valstybės raidos uždaviniai. Ir kad reikia ieškoti priemonių valstybės raidos uždaviniams įgyvendinti. Man visada tas klausimas kyla, kaip identifikuojami tie raidos uždaviniai
Nes jie atrodo, kad jie labai suprantami, labai aiškiai ir labai konkrečiai. Ir čia taip pat irgi tas požymis tokios stiprios valstybės, kuri stengiasi reguliuoti labai daug praktikos sferų. Kaip tas buvo paminėtas jau priklausomybių reguliavimas ar kova su priklausomybėmis, ten yra siūlymas alkoholiui panašias etiketes klijuoti kaip tabakui. Aš nerūkau, tai nežinau, kokios ten tabako etiketės, bet prisiklausiau visokių įdomių dalykų apie jas. Tai va, stipri valstybė. Ir tada klausimas kyla, o kur čia individas? Ir aš labai pasigėdau, labai yra daug priemonių, kurias numatoma valstybės kompetencijai, bet labai mažai priemonių, kurios būtų motyvuojančios žmonės kažką daryti. Reiškia, kurios būtų tokios, kad patys žmonės kažką darytų. Labai yra stipri nuostata, kai čia buvo pabrėžta, stipri nuostata lyderystės pačios partijos, pačių pertvarkymų, kad valstybė imtųsi, kad valstybė globotų šeimą, kad valstybė nurodytų netgi, kokia ta šeima turi būti. Bet labai mažai to, kas eitų iš pačių žmonių arba kas skatintų pačius žmonės daryti tai, kas jiems patinka. Aš tik tai paminėsiu galbūt čia vieną pavyzdį, tokį gal jis atrodytų marginalinis, bet man jis pasirodė, vienas iš tokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, kalbama apie kvalifikacijos tobulinimą mokytojų, bet visiškai nekalbama apie tai, ir ką ir valstybės kontrolė yra atkreipusi dėmesį, kas motyvuotų pedagogus tobulinti kvalifikaciją. Galima sukurti geriausius programas ar kursus, apie programas ten ir kalbama, bet jeigu nėra motyvacijos patiem pedagogam, o motyvacija gali atsirasti dėl įvairių priežasčių. Šiandien tos motyvacijos nėra, taip pat dėl labai aiškių ir dėl kai kurių reguliavimų ir dėl kitų dalykų. Ir aš tai, kas motyvuotų, to nerandu. Ir to nerandu ir kitais atvejais. Kai kalbama apie mokyklą, kai kalbama apie aukštąjį mokslą, net apie sveikatos apsaugą, kai kalbama, aš labai pasigėdau tos motyvacijos ir net apie šeimą, kai kalbama, labai pasigėdau tos motyvacijos, kad ne tik valstybė įspraustų į rėmus ar bendruomenės, ar šeimą, bet ir patys žmonės iš savęs tą norėtų daryti. Vien kliautis švietimu, kas aš įtariu, čia neužtenka, nes pats švietimas yra programoje gana reguliuojantis. Tai va čia tas toks labai stipri valstybė, ką aš įvardiju, ir tai yra visose sferose. Kitas dalykas, kaip aš minėjau, tas nacionalinis momentas, čia yra tam tikras paradoksas, bet aš to jau prie jo pereisiu, kuris kažkiek kliūva. Pavyzdžiui, visa kultūra yra tarsi pajungiama tautinės kultūros išsaugojimai ar kultūriniam paveldui, nacionaliniam kultūros paveldui išsaugoti. Taip yra deklaruojama, kad kultūros politika tam skirta. Iškart jau čia žmogui kyla klausimas, bet iš tiesų tai kultūra turi būti susijusi su talentais, idėjomis, naujais dalykais. Ir irgi čia yra susijęs su tuo, ką aš prieš tai kalbėjau, labai mažai žiūrima į tą potencialą, kurį galima žmogišką išnaudoti. Ir kitas, tai va, čia tas programinės nuostatos, kurias aš vertinu dėl stiprios valstybės, tai yra labai socialistinė programa. Ir man dėl to yra labai sunkiai įsivaizduojama, kaip jinai galėtų sukurti tą gerovės Lietuvą, kurioje žmonės aktyviai veiktų, nes labai daug yra valstybės numatyta reguliavimą. Kitas dalykas, kuris man užkliuvo ir galiausiai pasitvirtino, tai yra, kai aš kėliau tos klausimus, yra vidinis vertybinis nederėjimas programoje. Ir aš savo kėliau klausimą, o kas čia vyksta? Pavyzdžiui, skaitau prieš skyrių tas politinių uždavinių apibrėžimą ar politinių tikslų apibrėžimą, jis atrodo iš tiesų labai prie kiekvieno skyriaus jis labai dera vienas prie kito, bet paskui skaitant konkrečias priemonės ir keliant klausimą, ar tos priemonės įgyvendina, matyti, kad daugeliu atveju tos priemonės yra gana atsitiktinės ir gana fragmentiškos. Ką aš noriu pasakyti? Pavyzdžiui, kuo tas fragmentiškumas reiškiasi? Tarkime, irgi pavyzdys iš aukštojo mokslo.
kai yra keliamas klausimas, tarkim, apie universitetų optimizavimą, čia toks dabar labai aktyvi ta tema, ir ten yra deklaruojama, kad aukštųjų mokyklų jungti nereikia, maždaug taip, kad aukštųjų mokyklų jungimas tų problemų, kurios įvardintos, neišspręs. Kita vertus, jau kitame skyriuje, kalbant apie inovacijas ir mokslinius tyrimus, jau yra kalbama apie tai, kad reikia integruoti mokslinį potencialą. Tai man šitos nuostatos visiškai nedera. Kaip vienoje vietoje nereikia ir yra skatinamas fragmentiškumas, kitoje vietoje integravimas. Aš čia tik kaip vieną pavyzdį paminiu. Bet didžiausias nederėjimas yra, kaip aš minėjau, tarptų idėjinių nuostatų ir konkrečių priemonių. Ir, na, aš nežinau, aš mėginau savo išsiaiškinti, kodėl taip įvyko. Ir aptikau tokį dalyką, pavyzdžiui, irgi vieną, nes laiko daug nebuvo. Aš aptikau, kad kai kurios pastraipos yra iš tiesų nukopijuotos nuo Investuok Lietuvoje tokio vieno leidinio, investicinė aplinka, prioritetai ir būtini pokyčiai, kur būtent toje vietoje, kur man daug klausimų kilo, kad čia kažkaip nedera su kitom nuostatom, yra tiesiog, nukopijuotos pastraipos ir kai kurios nuostatos pažodžiui nukopijuotos. Ir aš nemanau, kad tai yra studento darbo atžvilgiu, tai būtų plagiatas ir diskvalifikacija. Bet partijos programoje tai gali būti tokie dalykai, aš manau, galbūt ir gerai, kad partijos paima iš strateginių dokumentų nuostatas, bet tada man tas paskatino iškelti klausimą, jeigu yra taip, tai tada ar partija ko nors siūlo, kad tos papildoma, nes reiškia, jeigu strateginės nuostatos jau yra kai kurių institucijų dokumentuose, tai tada arba vertinimas situacijos, ar partija ko nors siūlo papildomai, kad tai būtų įgyvendinta. Ir aš to nelabai radau, aš to pasigėdau. Ir kas man atrodo, koks yra nederėjimas programoje, daug konkrečių priemonių yra labai biurokratinės administracinės. Ir ką aš ir sieju su to valstybės stiprumu, panašiai man tas įspūdis kilo ir skaitant apie kultūros nuostatas, bet aš jau nebeturėjau laiko patikrinti ir surasti, kur ten labiausiai atitinka šitos konkrečios nuostatos. Ir aš to ir paaiškinu tą fragmentiškumą. Fragmentiškumą ir nederėjimą tarp tai, ką aš įvardinčiau politinių nuostatų ir tai, kas yra vedama kaip priemonės tas nuostatas įgyvendinti. Politinės nuostatos man daugelio atveju labai kėlė klausimų, kaip tą būtų galima padaryti ir paskui aš atsakymų neradau, nes atrodo, kad tos konkrečios priemonės yra skirtos pačios savo ir yra nelabai aišku, kaip tą galima įgyvendinti. Tai čia tokie yra bendri pastebėjimai. Daug tų problemų yra šiaip būdinga, čia nėra išskirtinė ta programa su tokiam problemom. Čia, žinot, partijų programos, kai kurios ir 200 puslapių siekia, tai visko ten galima atrasti. Tai va, ir, tai va būtent. Kaip aš ir minėjau, galbūt ir apibendrinant, nes čia to laiko nėra, aš galėčiau labai daug konkrečių dalykų pasižymėjau, ką būtų galima įvardinti. Pavyzdžiui, tas dėl to nekonkretumo, kuris daugelį programų būdingas, pavyzdžiui, skatinsime, remsime, arba, pavyzdžiui, dėl finansavimo, kurį aš paminėjau, kur kėliau klausimą, ar išteklių yra. Vis dėlto labai daug yra numatyta įvairių priemonių, kurias ketinama įgyvendinti, bet nėra aišku, iš kur tas finansavimas ateis ir kaip jisai galės būti, pavyzdžiui, kad ir dėl tų kaimo mokyklų. Čia tas klausimas, kaip suderinti kokybę ir išteklius. Ir greta su tuo yra mokytojo atlyginimų, įvedimas etatinio mokytojo atlyginimo. Jeigu mažėja klasės, tai reiškia daug daugiau pinigų reikia mokytojo atlyginimams. O klausimas tada,
kaip su tais ištekliais. Gali būti ir mažos kaimo mokyklos, bet norint kokybę užtikrinti, reikia žymiai didesnių išteklių. Tai iš kur tas gali ateiti? Arba nemokamas aukštasis mokslas visiems, kurie įstoja. Irgi klausimas, o iš kur tie ištekliai? Yra tų klaustukų, kurie kyla. Galbūt, turbūt ir laikas baigėsi, tai tokios mano pastabos, iš tiesų tai labai įdomu buvo skaityti ir jo labiau, kad klausimai kyla irgi tokie, nežinau, klausimai kyla, į kuriuos galbūt, bus įdomu gauti atsakymus. Dėkui. Didelis dėkui docentei Nerijai Putinaitei už išsamius ir labai įdomius komentarus. Mačiau, studentai šypsosi, reikia nuorodą sudėti, ypač studentams tai galioja. Iš esmės, ko gero, dvi pagrindinės temos yra, ar stipriai valstybei užteks resursų efektyviai gyvendinti savo užduotis ir ar stipri valstybė neužgoš individualios lyderystės. Tai prašau partijos atstovų atsakymą. Aš gal pradėsiu, po to kolegos papildys. Pirmiausia, turbūt būtų keista, jeigu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ne žaliųjų ir valstiečių, būtų ir atstovautų liberalią ideologiją. Dėl to iš tiesų mes manome, kad valstybės įsikišimas ir reguliavimas reikalingas ten, kur rinka arba pati visuomenė nesugebėjo šitų klausimų spręsti ir sureguliuoti. Būtų keista programoje matyti, jeigu mes pradėtume kalbėti, kaip visuomenė turi gyventi, vystytis, kurti, be valstybės įsikišimo. Tai ir taip yra suprantamas dalykas. Mūsų programoje būtent yra tie akcentai, kurie per 26 metus parodė, kad arba savireguliacija neveikia, arba yra kitos priežastys, dėl to reikalingas valstybės įsikišimas. Tai ir tikrai nenoriu sutikti su socialistinės valstybės samprata, jokių būdų, ir dar pabrėžti dėl to antro tokio įvardymo nacionalistinę kultūrą. Niekur ten nėra kalbama, kas susijęs su kultūra, kad mes puoselėsime, saugosim, skatinsime lietuvių tautos tautiškumą. Mes kalbame apie visų šioje šalyje gyvenančių mūsų piliečių galimybę iš tikrųjų puoselėti vertybės, kurias jie suvokia, išlaikant ir einant ir suvokiant, kad jie yra visi šitos valstybės piliečiai ir turi tokią teisę padaryti, nes manome, kad tai yra labai esminis dalykas, kalbant ir apie pilietiškumo ugdymą. Dabar labai nepopuliarus žodis kažkodėl darosi patriotiškumos ugdymą, bet tai yra mūsų viena iš problemų. Dėl resursų, nežinau, galbūt teko, mes suprantame, kad galbūt vakar tik tai paskutinės minutės buvo pateikta programa ir nelabai atidžiai teko paskaityti mūsų temas susijusias su racionaliu valstybės finansų valdymu. Tai yra, ten yra visi atsakymai. Jeigu mes kalbėsime apie viešasias išlaidas valstybės ir jeigu mes sugebėsime, o mes ten yra surašę konkrečius siūlymus, kaip racionaliai tvarkant viešuosius finansus, tame tarpe, ką jūs paminėjote apie švietimo sistemą, lygiai tas pats yra. Mes galime kalbėti apie infrastruktūrą perteklinę, apie neracionalią tiek mokyklų, tiek aukštųjų mokyklų infrastruktūros išlaikymą, kalbant apie mokyklas, gimnazijas, administracinio aparato, tokio dydžio turėjimą, ūkinius visus klausimus, tai yra klausimai, kuriuos iš tikrųjų mes galime generuoti, kalbant vien apie švietimo sistemą. Aš nekalbu apie pačią valstybę, vieną iš segmentų, sakykime, turintį valstybės turtą, kuris yra apie 170 milijardų, vien materialaus nekilnojamo turto yra 20 kažkeli 3 ar 1 milijardas, kuris naudojamas ir išnaudojamas neefektyviai, neracionaliai, neša net tik pelną, bet nuostolį. Aš šiek tiek paminėjau, bet nedetalizuosiu. Šešėlis yra trečdalis bendro vidaus produkto. Tai jeigu mes sugebėtume bent iš to trečdalio 30% paimti, o paimti ne vien tais būdais, kai dabar stengiamės kovoti. Bet dalis to šešėlio galimas ir legalizavimas. Nesupraskime, kad kriminalinių veikų legalizavimas, bet tiesiog ta dalis mūsų ūkio ir ekonomikos, kurį šešėlį įlindo dėl neracionalios, neteisingos, neefektyvios,
nepagrįstos mokesčių sistemos, tą mes galime legalizuoti ir grąžinti. Yra labai konkretūs siūlymai ir mūsų programoje jūs nerasite, kai kitų partijų, koks bus vidutinis darbo užmokestis, kiek ten 1000 eurų, kokia bus minimali alga ir visų kitokių populistinių pažadų. Pas mus yra iš tikrųjų numatytas, kaip realiai galima padidinti pajamas, konkrečios datos, konkrečiai, kas susijęs su pensininkais, mokesčių sistemos, kas susijęs su ypatingai darbo jėgos apmokestinimu, konkretūs sprendimai ir iš tų sprendimų konkretūs generavimai lėšų, kai mes galime padidinti realias pajamas kiekvienam Lietuvos gyventojui, be pažadų. Na ir galbūt dėl universitetų, iš tikrųjų labai populiaru jungti, nejungti, tai programoje irgi labai aiškiai pasakyta. Mes pasisakom prieš mechanišką universitetų sujungimą. Mes kalbame apie akademinius universitetus, galbūt 2, galbūt 1. Mes kalbame apie profilinius universitetus. Mes kalbame apie profesinio mokymo įstaigų visiškai kitą vaidmenį šalyje. Mes kalbame, kai jeigu jūs matėte apie mūsų inovacijas, mokslinius tyrimus, konsolidavimą. Ir čia yra kalba apie tai. Mes manome, kad tai turi vykti natūraliu būdu. Ir vienas iš paskatinimų to natūralaus būdo, kas buvo pakalbėta apie nemokamą mokslą aukštį, mes kalbame tik tai apie tikslinį arba valstybių užsakymą reikalingų specialistų. Programoje yra numatyta iš tikrųjų ne bet kas į aukštąją mokyklą, tai yra su pereinamųjų balų, galimybė aukštosioms mokykloms atsirinkti abiturientus, kokią formą, pokalbio, stojamųjų, motyvuojamųjų egzaminų, tai yra kitas klausimas. Tai yra, tos klausimus yra pakankamai atsakymai bent jau programoje yra. Dėl plagiato galimo. Na, jeigu mes pažiūrėsime bet kokį šiandien straipsnį, mokslinį straipsnį, leidinį, labai sunku, ypatingai tiems specialistams, kurie buvo paskaitę, aš tikrai nemanau, kad čia yra copy-paste padaryta ir citata kažkur tai įdėta. Bet tiesiog tos frazės, būdinčios frazės, problemos jos kartojasi ir galbūt, sakau, aš negaliu pasakyti, bent jau, aš žinau, ir kiek kolegos tai nieko ne-copy-pastino, neplagijavo. Bet natūralu, kad tai gali būti. Jeigu tai yra prieinama iš viešųjų strategijų, tai atleiskite, tai nėra vienos ar kitos agentūros nuosavybė. Tai yra strategijos parengtos valstybei ir jas galime naudoti, na, galbūt išnašuose būtina buvo pacituoti, jeigu tokią klaidą atradote, mes tikrai tą išnašą padarysime ir pacituosime, kad tai paimta iš vienos ar kitos valstybės lėšomis parengtos valstybės piliečiams strategijos. Galbūt dar norėčiau, kad Stasys Jakeliūnas apie resursų klausimą pakalbėtų, nes iš tiesų labai svarbu. Ir daktarė profesorė apie atsakytų dėl švietimo. Mes įvardinom, jūsų dėstytojas yra Raimondas Kodis, reiškia, kad valstybė išgyvena finansinio identiteto krizę. Daug sričių finansuojam, o lėšų tam neturim pakankamai lyginant su kitomis valstybėmis išsivysčiusiomis, kurios tą misiją ėmėsi. Tai sprendimai yra, suprantama, didinti biudžeto pajamas, bet nedidinant mokestinės naštos ypatingai dirbantiesiems. Taip, kad buvo įvardinta šešėlis, kapitalo pajamų apmokestinimas, investicinių pajamų, ką vakar jau valiutos fondas pagaliau ryžosi pasakyti, kad tas taip pat reikalinga. Taip, kad tų galimybių yra, aš manau, 5 procentiniais punktais BVP kadencijos pabaigoje mes biudžeto pajamas padidinsim. Už atsakymą ir buvo dar švietimo klausimas, bet jeigu galėtumėt irgi trumpai, mes galim net mikrofoną duoti, kad tiesiog patogiau būtų nesikelti iš vietos. Tai mums, kaip tas PMI atstovams irgi įdomu, ar bus tikslinės vietos finansuojamos politikos mokslų studentams. Labadiena dar kartą. Aš iš tikrųjų labai trumpai pasistengsiu atsakyti, nes su švietimu daug klausimų yra susijusių ir dėkoju programos recenzentėjai už tuos iškeltus klausimus. Tai pirmas aspektas, ką norėčiau pasakyti dėl mokytojų kvalifikacijos, nes mes suprantame, kad ir aukštasis mokslas yra susijęs su bendruoju lavinimu. Ir dėl motyvacijos kelti mokytojų kvalifikaciją yra labai aiškios priemonės programoje nurodytos, kaip bus motyvuojami mokytojai kelti savo kvalifikaciją. Tai yra susijęta ir su atlyginimo kėlimu, ir su tam tikrų kvalifikacinių laipsnių suteikimu mokytojams, ir neformalių, koks dabar yra, bet kad tai iš tikrųjų mokytas pajustų per finansų didėjimą, per jo uždirbamų lėšų didėjimą. Ar bus valstybės užsakymas politinių mokslų studentams? Galiu atsakyti, kaip ir visiems studentams,
kuriuos valstybė žinos ir manys, kad valstybei jų reikia. Mes kalbam apie valstybės užsakymą ir tą valstybės užsakymą suprantame kaip valstybės prioritetus. Valstybė turi aiškiai žinoti, kokių ir kiek specialistų jai reikės per ateinantį 10-metį, 15-metį, 20-metį. Ir būtent apie tokių specialistų finansavimą mes ir šnekam. Ir aš tada dar labai trumpai perduodu mikrofoną akademikui Eugenijui Jovaišai, kuris pasakys, kiekgi pinigų reikėtų tokių specialistų finansavimui. Klausimas dėl ar realus yra nemokslinis aukštasis mokslas. Labai pasakysiu aiškiai. Mes su Vytauto Didžiojo universitetu padarėme tyrimą, labai aišku. Paėmė štai tokį pradinius duomenis. Prie dabartinio esamų tų krepšelių, kurie yra finansuojami valstybės ir tie, kiek stoja dabar, kurie yra neremiami valstybės. Pasirodo, kad reikėtų bakalauro lygyje reikėtų 13,6 milijono litų pirmiesiem metam daugiausiai. 13,6 milijono litų. Atsiprašau, eurų. Kas metai šita suma didėtų, pasiektų po 4 metų 40, o po to mažėtų. Dėl bendrųjų finansų švietimo ir mokslo ministerijoje. Jūsgi žinote vien tik tai faktą, kad nuo 14 iki 20 metų pinigų iš ES paramos mes turime 39 priemonėm, turime 949 milijonus eurų. Tai yra beveik 1 milijardą. Tai 39 priemonės. Bet yra bėda, kad daugybė pinigų, sakyčiau, nuteka ne ten, kur mano galva reikėtų, pavyzdžiui, į aukštąjį mokslą ar bendrai lavinimą mokslą. Vienas mažytis pavyzdys. Jeigu universitetinėme sektoriuje dirbantys žmonės uždirba 619 eurų vidurkis. Švietimo ir mokslo ministerijoje šitas vidurkis yra 1380 eurų atlyginimo vidurkis. Kaip pasiekti tokį vidurkį? Tai yra aplinkui yra 18 švietimo ir mokslo ministerijos institucijų, kurios irgi dalinasi tuos europinius pinigus. Mano klausimas, kodėl jos dalinasi, kodėl šitų pinigų negalima būtų nuskirti labai teisingai į aukštąjį mokslą ir į bendrąjį lavinimą. Ir svarbiausias dalykas, reikia neužmiršti vieną dalyko. Mes nemažus pinigus skiriame neformaliajam ugdymui. Tuo tarpu neformalusis ugdymas yra visai neintegruotas į formalųjį ugdymą. O taip neturi būti. Formaliajame ugdyme aukštos mokyklos, mes turime tam tikrose vietose, kur tai yra susiję su kvalifikacijos laipsniais, įskėdais, mes turime dalyvauti ir mes turime lyderiauti, rodant programas, kuriant programas ir tokiu būdu jau vien iš to galima turėti nemažai pinigų. Dėkui labai. Ir dabar, kadangi jau laikas labai bėga ir mes dar norim palikti laiko paklausti užduoti klausimus iš salės, tai kviečiu mūsų antrąjį ekspertą, komentatorių, mūsų dėstytoją Romą Švedą pateikti savo nuomonę apie programą. Ačiū. Labadiena, malonu kalbėti ir kadangi laiko nėra daug, iš karto labai konkrečiai pereisiu prie konkrečių pastabų. Sveikinu naujai atgimstančias politinės jėgas, darnos idėja labai gera, išties graži. Programų struktūra gera, ypač man patiko geri programų skyrių pavadinimai, struktūra, kai aš perskaičiau turinį, labai gražus turinys. Tikrai norėčiau pritarti Nerijai, kad priemonių mano vertinimu vis tik trūksta ir aš tai vardinsiu pavyzdžiais. Toliau, pritardamas Nerijai, norėčiau pratęsti temą stipri valstybė ir savo komentarus norėčiau pradėti nuo paskutiniosios D. Darnus valstybės valdymas. Kas tai yra valstybė? Nes čia buvo ne kartą pasakyta, valstybė žino.
Tai aš vis tik tuomet pacituosiu, kaip yra parašyta programoje. Teisės viršenybės principas, kurio esmė teisės viešpatavimas. Toliau yra rašoma, teisės viršenybė reiškia ypatingą teisės ir politikos santyki. Teisė turi nustoti būti pasyviu įrankiu bet kokio turinio politikai legalizuoti ir įgyvendinti. Toliau yra dar stipriau apie stiprią valstybę. Teisė turi tapti politikos vadove. Įsiklausykime, politikos vadove. Kokios politikos? Liberalios, konservatyvios, demokratinės, autokratinės, nustatanti valstybės politikos strateginę kryptį. Teisė nustatanti valstybės politikos strateginę kryptį ir teisėtumo pagrindą. Dvitaškis. Politika teisinėje valstybėje tik tiek teisėta, kiek ji yra žmogaus teisių apsaugos bei skirtingų interesų derinimo politika. Čia Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, tikiu, kad įsiklausėme. Tai yra teisės principo iškelimas prieš politiką ir iš tiesų perskaičius tai mane apėmė nerimas, prisipažinsiu. Ir tuomet aš nuėjau į savo biblioteką, čia kaip viena politikė irgi sakė, ir susiradau knygelę Nerimas. 2012 metų. Profesorius Mikelėnas, teisės profesorius, čia rašo tokius dalykus. Kas yra teisė? Tada rašoma apie teisės fanatizmą, teisės fetišizavimą, teisinę valstybę, kur irgi, jeigu mes prisimintumėm Sovietų sąjungą ar hitlerinę Vokietiją, irgi buvo teisinės valstybės. Tai nerimas, čia tiesiog kaip signalas. Dabar iliustracijai, kad politika teisinėje valstybėje tik tiek teisėta, kiek yra žmogaus teisių apsaugos bei skirtingų interesų derinimo politika, tai išvedant iš to, kad jūsų sąjunga remia vyro ir moters santuoką grįstą šeimą. Ar tai reiškia, kad homoseksualių pažiūrų, homoseksualių orientacijų žmonės ginantis savo interesus vykdys neteisėtą politiką ir jie tada išvedant iš to tampa neteisėtais mūsų šalyje? Tai yra toks klausimėlis. Dabar toliau, dėl pačių pavadinimų ir priemonių. Tarkime, ir čia buvo minėta taip pat, atkursime pasitikėjimą teismais ir prokuratūra. Tai yra 5.1.1 punktas, čia mano versijoje 95 puslapis, kitur yra įvardinamos 4 priemonės. Stiprindami prokuratūros savivaldą, skatinsime visuomenės įsitraukimą į teisingumo vykdymą, įteisindami teismų tarėjų institutą. Tvarkoj. Tad toliau yra, stiprinsime žmogaus teisių pažeidimų prevenciją ir įtvirtinsime ypatingo prokuroro statusą. Tai kur čia yra atstatymas pasitikėjimo teismais? Ta prasme, kame yra nepasitikėjimo priežastys? Ir kai aš analizavau, aš visur vadovausi, kad yra problema, reikia išvelgti priežastį ir pasiūlyti sprendimą. Čia aš nematau, kad siūlomos priemonės atspindėtų, atlieptų priežastis. Toliau, vykdysime žmogaus teisių pažeidimų prevenciją. 2 priemonės. Stiprinsime Seimo kontrolierių kompetenciją ir galimybės įgyvendinti jiems numatytas funkcijas Viena. Kita, orientuosime valstybės tarnautojus ir valstybės bei savivaldybių institucijas, nagrinėjant žmonių skundus į atveju Aš pasigendu priemonių. Tada,
Kas labai svarbu? Skaidresnė teisėkūra, aiškesnė teisė. Tai yra skaidresnė, aiškesnė, geresnė. Kaip mes pasieksime skaidresnę teisėkūrą ir aiškesnę teisę? Užtikrinsime, kad įstatymai negalėtų būti priimami, nesudarius galimybės jų įvertinti visuomeniai ir tinkamai išaiškinti Nu ir dabar mes kaip ir galim susipažinti tie, kas nori, kas nenori, kaip ir nelabai mato. Tada paskutinės minutės pasiūlymai, bandysime juos valdyti, gal ir nieko, Seimo nariai mėgsta iš po stalo daug ką ištraukti. Stiprinsime teisės aktų projektų poveikio vertinimo procesus. Tie poveikio vertinimo procesai, žinot, tai yra iš vienos pusės automatizmas, jeigu tai ne automatizmas, tai kainuoja pinigų, bet tai ir dabar tas vyksta, kuo tai bus skaidresnė, kuo tai bus aiškesnė. Labai smarkiai ketinama kontroliuoti lobistus. Ir netgi sakoma, įtvirtinsime teisinę nuostatą, jog lobistais būtų laikomi visi asmenys, darantys įtaką teisiniam reguliavimui. Visi asmenys, tai net jeigu mes diskutuojame apie naujus teisės aktus, mes kaip ir darom įtaką netiesiogiai teisiniam reguliavimui, tai net ir konsultacijos su visuomenė jau kaip ir kažkoks savotiškas lobizmas. Toliau, efektyvi ir profesionali valstybės tarnyba. Čia įvardinta daug įvairiausių priemonių, aš jas vis tik laikau tokiom labiau rutininiam ir, ta prasme, jau girdėtas saulėlydis, kuris vis niekaip nenusileidžia. Žadama apjungti 2 ministerijas, o galbūt ir daugiau. Ūkio ir energetikos žadama 2 ministerijas iškelti į Kauną. Tai ta prasme, kad regionus sustiprinti. Bet žadama stiprinti valstybės tarnautojų kompetenciją. Bet kaip ją sustiprinti? Kompetencijai sustiprinti reikia ko? Reikia lėšų, reikia motyvacijos. Yra sakoma, kad viešieji finansai turi būti valdomi aukščiausios kompetencijos žmonių. Kokios algos dabar yra ministerijose? Koks yra pirmas laiptelis? Kiek yra mokama žmonėm, kurie ten dirba? Atsakysit, labai gerai. Tai aš pasigendu stipresnių, radikalesnių čia pasiūlymų valstybės tarnybos stiprinimų. Tai kaip pats buvęs 20 metų valstybės tarnautojas. Taipogi, taip kaip ir skaidresni ir efektyvesni viešieji pirkimai, aš nematau, kuo jie bus skaidresni ar efektyvesni. Ta prasme, tose įvardintose priemonėse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, kurios yra. Tai tiek dėl valstybės. Dabar labai dar noriu pakalbėti apie ekonomiką. Ir kaip tas viskas atrodo. Dabar tai yra 4 D. Čia yra sakoma, kad, vėlgi pabrėžiama, kad turi dirbti aukščiausios kompetencijos profesionalai, kaip ir Žemės ūkio ministerijoje. Taip, bet Žemės ūkio bendrovės pervilioja tos aukščiausios kompetencijos profesionalus iš valstybės tarnybos, nes pirmas laiptelis kiek? Apie 400 eurų mėnesinė alga. Dabar yra įvardinama 4, cituoju, šalies problemos, kurios daro neigiamą įtaką tvariai ir harmoningai ekonomikos plėtrai, finansiniam stabilumui. Pirma, nekonkurencinga švietimo sistema. 2, mažėjantis gyventojų skaičius. 3, didelė socialinė ekonominė atskirtis. Ir 4, neefektyvi fragmentuota politinė švietimo profsąjungų ir verslo asociacijų sistema. 4 problemos darančios neigiamą įtaką tvariai ir harmoningai ekonomikos plėtrai. Švietimo sistema nekonkurencinga, taip, tai yra priežastis, sutikčiau. Dabar yra sparčiai mažėjantis gyventojų skaičius. Tai yra faktas. O kokia priežastis? Aš pasigendu priežasties čia. Kodėl žmonės išvažiuoja? Tada didelė socialinė atskirtis. Tvarkoj. Bet kokia priežastis tos atskirties? Kaip ją mažinti? 4 dalies nesuprantu. Dabar yra siūlomos 4 priemonės. Pirma, pasiklausykit, ar jos atliepia tas 4. Inovacijų ir iniciatyvos skatinimas, 1. 2, tausojanti ir įtraukianti plėtra. 3, aktyvi ir visapusiška vartotojų apsauga. Ir 4, atsakingas viešųjų finansų valdymas. Ko aš pasigendu čia? Aš pasigendu verslo.
Aš visur dominuoja programoje, tiek ir regioninėje plėtroje, tiek ir visuomenėje skirstimas. Yra infrastruktūros kūrimas, yra skirstimas. Bet programoje, ko aš pasigendu, nėra parašyta, o kaipgi mes uždirbsime pinigėlius. Kas yra Lietuvos ekonomikos galybė? Kas yra Lietuvos ekonomikos veidas? Aš sveikinu, kad yra darna, ekologija, gera aplinka. Tai yra viskas labai gražu, bet ekonomikoje dėsniai yra labai paprasti. Natūrali atranka. Tai yra žiauri konkurencija. Mano klausimas, kuo mes būsime geresni už estus? Čia visiškai nėra šioje programoje palyginimo, Lietuvos palyginimo Latvijos, Estijos ir Lenkijos kontekste. Jeigu mes nekeliame savo tokios ambicijos konkurencingumo prasme, reiškia, mes pralaimėsime konkurencingumo kovoje. Dėl to aš skatinu jūs papildyti tuo. Taip pat šioje programoje pasigendu dėmesio smulkaus ir vidutiniam verslui. Smulkus ir vidutinis verslas, kaip jums atrodo, kiek sudaro smulkios ir vidutinės verslo įmonės iš visų įmonių apskritai užregistruotų Lietuvoje ar Europoje skaičiaus? 99 procentai. 99 procentai. Aš dar kaip tik pasižiūrėjau ir užsirašiau, kad 99 procentai įmonių skaičius, 75 procentai darbuotojų skaičius įdarbinamų smulkaus ir vidutiniam versle. 65 procentai sukuriamos vertės. Tai mano vertinimu, kad mes turėtumėm skatinti verslumą, mes turėtumėm duoti Lietuvos žmonėm meškerę, o ne žuvį. Šito programoje nėra. Tai to, ko nėra, tai reiškia nėra va tokių procentų. Tai va. Ir tada dar keletas pavyzdžių tada iš tos programos, sakykime, geros sąlygos investicijoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktai. Aš niekaip nesuprantu, paskaitęs juos, pavyzdžiui, pirmas, tęsime pradėtus darbus, kuriais siekiama į Lietuvą pritraukti tiesioginės užsienio investicijas. Kitas, sieksime, kad kertiniais mokesčių politikos principų liktų aiškumas, skaidrumas, stiprinsime pastangas pasauliniu mastu pristatyti Lietuvą. Gerai. Taikysime reikalavimą bet kokius mokestinio reguliavimo pakeitimus priimti likus ne mažiau kaip pusiai finansinių metų. Bet kuo mes geresni už estus? Mes pritrauksime investicijas ir kapitalą tik tada, kai būsime geresni už estus. Tada yra 2 skyriai. Prieinamos įdarbinimo paslaugos ir įtrauki darbo rinka. Įtrauki darbo rinka, taip kaip konkurencingos darbo vietos regionų atsigavimo sąlyga. Nežinau, kas čia yra labiau įtrauku nei kitur. Pas mus Lietuvoje ką žadama? Tai turi traukti, tai turi kurti, tai turi būti ambicija. Tai tos ambicijos jum linkiu. Nes kai kur yra tiesiog reguliacinėmis priemonėmis žadama tuos dalykus spręsti. Ir paskutinis, ką dar norėjau pacituoti, vėlgi kaip pavyzdį, kad netrodytų, kad mes čia neargumentuojame savo pastabų, tai yra, toj minutėlę, tai yra toje dalyje, kur, toj minutę pasižiūrėsiu, skurdo mažinimas, tada investicijų ir darbo vietų kūrimas regione ir regionų patrauklumas ir verslumas. Tai čia 58, 60, tai dabar čia puslapiai. Tai iš esmės, kas dominuoja šiuose vietose, pasižiūrėkim. Regionų patrauklumas ir verslumas. Tai yra, skatinsime vietos savivaldą investuoti į gyvenimo aplinkos kokybės gerinimą. Labai gražu, iš ko? Tada didinsime visų šalies regionų pasiekiamumą pagal susiekimą tarp miestų, Labai gražu. Vietos savivaldos galės ir atsakomybės tobulinti ryšių ir transporto paslaugas infrastruktūros. Gerai. Skatinsime ekologiško transporto plėtrą miestuose bei regionuose. Gerai, bet vėlgi yra kuriama infrastruktūra, bet už ką mes tai padarysime,
Pavyzdžiui, stiprinsime socialinę ir sveikatos apsaugos infrastruktūrą ir paslaugų kokybę. Stiprinsime švietimo ir kultūros infrastruktūrą ir plėtrą užstatą didmiesčių. Tai va čia ir yra tokie dalykai. Tai apibendrinant galėčiau pasakyti tokį dalyką, kad iš ties dar kartą sveikindamas jūsų naują požiūrį, 5 dėmenys. Tai pirmas dalykas su valstybės galiomis yra signalas, kitas dalykas, kad problemos matomos, bet mano vertinimu jos yra fragmentinis. Priežastys neišgryninamos, tikslai daugumoje atveju nepagristi priemonėmis ir ištekliais, pati strategija labiau lokalaus pobūdžio nei tarptautinio pobūdžio, netgi regioniniam prasme. Trūksta verslumo ir konkurencingumo dvasios, nepaisant to, kad žodžiai inovacijos ir kompetencijos kvalifikacijos yra labai dažnai minimi. Pamirštas smulkus vidutinis verslas, pajamas ketinama didinti labiau reguliacinėmis nei ekonominėmis priemonėmis, su teisės viršenybės principų kyla nerimas, valstybės tarnybos ydos vis tik nesprendžiamos. Tos reformos, kurios siūlomos, jos yra labiau formalios, vardan reformos, ministerijų pajudinimas, bet nežiūrima į vidų, nesiūloma. Įvertinant, kad sąjunga pretenduoja ekspertinę vyriausybę, nesakyčiau, kad ta dvasia būdinga programai, tai labai linkiu, kad ta diskusija jūs būtų naudinga, ta prasme, kad būtent dabar mes diskutuotumėm, o po to kartu valdytumėm valstybę ir labai sveikinu partijos pirmininko žodžius prisimti valstybės valdymą didelis iššūkis. Ačiū labai. Dėkui Romui Švedui už irgi išsamius komentarus. Uždavė Romas labai daug svarbių klausimų ir su valstybės su teisės ir politikos santykiu, ar pavyks nuraminti tą kylantį nerimą, nes ko gero nerimas daugam kyla, ne tik tai Romui, ir daug konkretesnių klausimų apie tikslų pasiekimą, apie kaip uždirbti pinigus, ir man irgi labai įdomus klausimas, tai kuogi mes būsime geresni už estus, jeigu jūs būsite premjeras. Mes esame geresni už estus ir pirmiausia taip reikia vertinti. Ir nežiūrėti save nuvertinant visais požiūrės, tai dėl to ir dažnai būnam lūzeriais. Tai yra pirmiausia dėl nerimo. Iš tiesų matytas nerimas turėtų kilti tiems, kas neįsivaizduoja, kas yra morali politika ir teisėta politika. Neįsivaizduoja, kas yra, kokie principai įtvirtinti mūsų valstybės konstitucijoje. Ir tikrai su gerbiamu Romu nesutikčiau, kad Reichas arba Sovietų sąjunga buvo teisinė valstybė. Tai buvo imitacinė teisinės valstybės. Tai apie tai net kalbos neina. O teisės viršenybė, aš nežinau, ar kas gali pasiginčyti iš tiesų, kalbant ir santykių su politikoje, visgi tai yra teisės viršenybė, teisės viešpatavimas. Jeigu mes kalbame apie teisinę valstybę, tai yra neišvengiamas. Ten jūs ir pats pabrėžite interesų derinimas, visuomenės interesų, socialinių grupių ir teisės derinimas. Tai labai svarbu. Ir tai pasako harmoniją tam tikrą. Bet iš ties, kada mes neturime teisės viešpatavimo ar teisės viršenybės, mes turime auksinės šakutes, sidabrinius batus, ten nežinau kokius tai automobilius ir visą kitą. Dėl to tikrai čia nerimauti reikėtų tik tai tiems, kurie pripratę gyventi kitų sąskaitą, o nei politikams, moraliems, nei jo labiau akademiniai bendruomeniai jokios baimės čia nėra. Ir tikrai tai nieko bendro neturi. Dėl tokio pavyzdžio irgi jūsų pavyzdžio paminėta, ar iš neteisės gali gimti teisė. Vienalytės santuokos. Kaip čia dabar bus? Tai jeigu bus mūsų valstybės įstatymuose įtvirtinta tokia galimybė, tai bus teisėta ir teisėta. Bet jeigu šiandien mes nueitume būdų ir pabandytume susituokti ir pasakytume, kad mes susituokėme, tai apie jokią teisę negalime kalbėti, nes tai būtų neteisėta ir tokios galimybės nėra. Tai atskirties jokios šiuo atveju nėra, tiesiog tai nėra šiandien mūsų
teisinio reguliavimo dalykas, nėra sureguliuota ir iš neteisės teisė gimti negali. Dėl tam tikrų priemonių, aš irgi apibendrinant, jūs pasigėjote daug priemonių, bet turbūt puikiai suvokėte geriau už mane, kad programa vyriausybės, jeigu tokia būtų, patvirtinama Seime, o po to vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planas. Konkretus darbeliai, konkretus finansavimo šaltiniai, konkretus veiksmai atsakinga institucija. Jeigu mes visą tai būtume sudėję į programą, tai būtų turbūt apie 450 puslapių. Dėl to iš tiesų visko apibrėžti detaliai negalima, bet esminiai, kertiniai dalykai yra. Plius, ne veltui buvo paminėta 5D programa. Jūs daug ko pasigėdote apie smulkų verslą, apie iniciatyvos skatinimą, apie konkurencingumą, eina per visus kitus skyrius. Tai yra darni programa. Jeigu mes darytume ministerijų veiklos programą šakinės, tai taip sutikčiau. Atsiverčiau ekonomiką, daugiau nieko neberadau tenai, vadinasi nėra. Reikia programą skaityti nusekliai. Dėl prokuratūros pasitikėjimo. Jūs puikiai matote ir įsivaizduojate, kokį turi pasitikėjimą šiandien. Kiekvienas ikiteisminis tyrimas, kokiu būdu kvestionuojamas, ir prokuroras, nesvarbu kokio lygio, neturintis stuburo, yra tiesiog, kaip čia švelniau įvardinti, nekelia pasitikėjimo. Tai kalbant apie ypatingų prokuroro statusą ir kas tai yra ir su ko tai valgoma, tai vėlgi saim, tai prokuratūros įstatymo pataisa ir pataisimas, kur vienas iš generalinės prokuratūros departamentų, kalbant apie organizuotų nusikaltimų tyrimo ir korupcijos departamentą, prokurorai generalinio prokuroro sprendimu, tyriantys politinės korupcijos bylą, įgyja konkretus prokuroras ypatingo prokuroro statusą su tam tikrom socialiniam garantijom ir jo nepriklausomumu tyrimo metu. Nes nieko nerinksime, neįvesime naujo etato kažkokio arba naujo instituto. Tai yra, bet tai atsispindi prokuratūros įstatyme. Mes prie kiekvieno savo šito straipsnių tada turėtume dėti konkrečiai įstatymų pataisas, bet tam mes tikiuosi turėsime 4 metus tą padaryti. Dėl susipažinimo su įstatymas. Suvokite, aš 1,5 metų praleidau vyriausybėje ir mačiau, kad net ministras negali susipažinti su tuo, kada paskutinė minutė registruojama įstatymo pataisa, iškišama iš stalčiaus ir kadangi dėja Seimo nariai turbūt apie 3/3 galbūt mažiau skaito, o žiūri tik tai, kaip rodo frakcijos vadovas, tai yra priimama. Apie kokį susipažinimą? Negali tokioje stadijoje būti įstatymas priimamas. Jis turi praeiti visas teisėkūros procedūras. Dėl teisinio vertinimo, poveikio projektų vertinimo, šiandien yra ydinga situacija. Mes turime Teisingumo ministeriją, mes turime kiekvienoje ministerijoje teisės departamentus ir turime vyriausybės kanceliarijos teisės departamentą. Tai yra atliekam 3 besidubliuojančius vertinimus, dažnai prieštaraujančius ir neefektyvius. Dėl to mes ir sakome, kalbant apie visą valstybės pertvarkymą, ten ne vienos ar kitos ministerijos sujungimas, ministerijų ir vyriausybės veiklos pakeitimas. Vyriausybė tai yra 14 šiandien, manau, bus 10 ministerijų dirbančius horizontalių principų. Ne darbo grupių kažkokių tai, bet horizontalių principų, taupant tame tarpe ir resursus administravimui, personalui, ūkiui ir taip toliau. Grubiai sakau, vienas pastatas, skirtingi aukštai, viena vyriausybė. Vyriausybė galiausiai turi tapti vyriausybė, o ne atskiros ministerijos. Dėl valstybės tarnybos pertvarkos. Tai yra konkretumas. Mūsų parengtas įstatymo projektas, kuris Seime užstrigo, bet tą reformą ir be šito įstatymo projekto mes tiesiog vorėjame buvom pasirengę įgyvendinti. Laiko neužteko. Ekspertas, aukščiausio lygio valstybės tarnautojas, kuris dalyvauja priimant strateginius sprendimus, nedidelė jų dalis yra. Ir technikas arba administratorius techniniam darbui atlikti ministerijos kanceliarijos dalyje. Atlyginimai šitų 2 blokų diametraliai skirtingi. Aš galiu pasakyti, kad įgyvendinus be papildomo euro vidaus reikalų ministerijos šitą pertvarką, vidutinis tarnautojo eksperto atlyginimas 1700 eurų buvo numatytas. Nespėjom, padarysime. Dėl saulėlydžio. Dėl ko nėra saulėlydžis, nevyksta. Aš 1,5 metų irgi buvau strateginio komiteto narys. Dėl politinės valios nebuvimo ir politikavimo ministrų. Ateina, reikia nagrinėjimo 2 institucijų sujungimas, kurios supranta, kad visiškai negali būti atskiros. Tai yra viena arba ne vienos nereikia. Ir iš karto klausimas, čia mūsų partijos žmogus vadovauja, čia mūsų. Politinė taryba priima sprendimą, kad nereikia. Netgi tų 20 darbuotojų turinčių įstaigų nepavyko apjungti. Dėl to, esant politiniai valiai ir ryžtui, tą būtina daryti, nes tai yra vienas iš finansavimo šaltinių kitoms programos efektyvus viešųjų finansų panaudojimas. Ir dėl lobistų.
turim suvokti. Tai yra žmogus turintis konkretų interesą konkrečioje veikloje. Diskusijos, tai mes visi galime tikrai būti lobistai, jeigu sakysime. Bet labai paprasta. Lobistinės veiklos įstatymas, patobulintas iš tikrųjų, registruojamės realiai lobistais, priežiūrą vykdome, kad šiandien aš lobistas, kalbėdamas dėl žemės ūkio, o rytoj ne lobistas, o tiesiog diskusijose dalyvaujantis. Ir deklaravimas. Mano kaip politiko susitikimų ir ryšių deklaravimas. Ir nieko blogo nebūtų, baigiant visai tą medžioklę kažkur tai su Latvijos ministru ir verslo atstovais. Jeigu tai būtų deklaruota ir tuos verslo atstovus būtų delegavę asocijuota struktūra to verslo srities šakos. Teisingai, verslas turi bendrauti su valdžia, turi dalyvauti bendrose delegacijose, kalbant apie eksporto rinkų paiešką, važiuoti, bendrauti, bet tai turi būti deklaruota, skaidru ir visuomeniai paaiškinta. Tai aš apie politiką, apie valstybę, apie finansus, nežinau, gal Stasys. Aš labai dėkingas Jums už pastabas. Aišku, šitas dokumentas, jisai toliau bus tobulinimas. Aš tik tai galiu pasakyti, jūs to nepasakėt, kad tai geriausia Lietuvoje partinė programa. Tikriausiai taip galvojat, bet nepasakėt. Bet svarbiausiai, kad iš tikrųjų labai daug kas priklausys nuo tų žmonių, kas bet kurią programą, kokia jim bebūtų, kieno jim bebūtų įgyvendins. Ir aš dar sėkiai grįžtu, jeigu į mūsų, kaip jūs minėjot, Žemės ūkio ministerija paminėjot pavyzdį, kad ten pasiima kažką, kad ten gali pasiimti, ten jau nieko negali pasiimti, ten yra klausimas susijęs ne su kompetencijom, su partiniais bilietais. Ir yra valymai priklausomai nuo partinės priklausomybės. Yra visiškai nepriimtina ir taip niekada neturi būti, kad partijos pasidalina sferas. Visiškai valosi visas įstaigas, kurios tai sferai priklauso, statosi direktorius, statosi departamentų vadovas ir taip toliau, pagal partinę priklausomybę. Tai yra, o kompetencijos visiškai nėra. Šiandien Žemės ūkio rūmuose buvo šnekama apie žemės ūkio politiką. Tai žinot, aš pasakysiu vieną dalyką. Mūsų kompetencija Valstiečių žaliųjų sąjungos, aišku, tuo klausimu kaip kosmosas nuo visų kitų. Bet šiandien imasi tą klausimą valdyti, nebent dabar valdo taip jau susiklosti rinkimai, partija, kuri negeba to daryti. Visiškai negeba. Ir jinai paprasčiausiai visiškai ir komiteto prasme, Seime, ir vyriausybės prasme, ir visų įstaigų prasme, visur sėdi žmonės su partiniais bilietais. Ir tai yra atsakymas į jūsų klausimą. Ta sistema turi būti panaikinta. Tam reikia iš tikrųjų pradėti nuo viršaus. Mes nuo pačios to negalim pradėti. Mes turim pakeisti sistemą. Turi ateiti profesionalai. Ačiū labai. Aš labai trumpai noriu papildyti kolegas. Aš išgirdau jūsų nerimą ir aš puikiai suprantu tą situaciją, ką jūs norit pasakyti, bet aš taip pat šiame institute sužinojau, kad yra skirtingos ideologijos, skirtingos srovės ir yra didžiulis ideologinis vakuumas Lietuvoje. Tai šitoj programoje yra užpildyta tai, ko nėra socialdemokratų programai, ko nėra kitų centristinių partijų programai. Jokių būdų negalima vadinti šitos partijos socialistinė, bet taip, ekonominiai politikoje egzistuoja Keynes'o teorijos ir taip toliau. Mes kalbam apie stiprią valstybę, nes jinai reikalinga, jos nemato kitos partijos. Apie iniciatyvą, tai čia sėdintys žmonės jums gali daug papasakoti apie iniciatyvą. Pavyzdžiui, Bronius Markauskas yra stambiausio kooperatyvo, kuris iš esmės keičia rinkos santykius pieno rinkoje kūrėjas. Žmogus, kuris savo praktiką yra įvaldęs, kas yra iniciatyva ir kaip galima valstybės ir bendruomenės, ir verslo bendruomenės pastangas sujungti. Pakalbėkime apie energetiką. Virgilijus Poderis. Žmogus, kuris jums papasakos, kodėl reikia stiprios valstybės energetikoje, šilumos ūkio tvarkyme. Aš galbūt kolegos gali. Programoje yra visas skyrius energetikos, tiesiog neperskaityt. Virgilijau, gal jūs keletą žodžių tarsit? Aš tik tai atsiprašau, kadangi esu moderatorė, tai priminsiu vieną dalyką. Čia jau pasirinkimo mūsų klausimas. Ar mes norim dar šiek tiek palikti laiko auditorijai paklausti, ar dar plečiamės į diskusijas dėl programos. Tai čia jau klausiu mūsų pašnekovų. Gal iš tiesų labai įdomu, yra daug jaunų žmonių, kurie gali būti potencialūs jūsų rinkėjai, kurie irgi turi klausimų. Tai aš manau, kad be užuolankų aš iš karto norėčiau pakviesti tuos jaunus ir vyresnius žmonės užduoti klausimus. Tai gal pradėsim, aš nežinau, gal Vytai galėtum panešioti. Čia pirmą.
Ir jo, kad vis tiek norėčiau dar vieną dalyką paprašyti, prisistatyti, nes diskusijai svarbu. Nejaunas žmogus. Širdį jaunas. Vladas Trukšinas, ekonomistas, statistikos dinozauras. Labai malonu matyti žaliuojančius valstiečius. Tikiuosi, kad pamatysim ne tik žaliuojančius ąžuolus Lietuvoje, bet ir visą Lietuvą žaliuojančią, klestinčią. Smagu matyti naujus veidus, nes iki šiol matyti, patikėkit, nusibodo. Ekonomikos programos dalis. Pritariu kolegai Švedui ir aš turiu rūpestį vienu klausimu. Galbūt ne šiandien ta diena tą klausimą nagrinėti, bet tai yra rakštis mūsų ekonomikoje - infliacija. Žinot, kalafijorų triukšmelis, dabar čia šaukštų triukšmelis, kažkas kažkur pabrango. Aš save įtikinau, noriu jūs patikinti, nieks pas mus nebrangsta. Priešingai, pinga, bet viena rinkoje aktyviai dalyvaujanti prekė - pinigai. Nuo jų pertekliaus. Ką darysime kartu, ką jūs darysite, kur jūs vesite šitoje srityje. Infliacija arba pinigų pigimas pas mus, mano galva, primesta, dirbtina. Ir mes ant to kablio užkabinti, mes užkybom ant jo. Žiūrėkit, kaip džiaugiasi importuotojai į mūsų ekonomiką. Pas jūs kainos išaugo, tai bet koks šlamštas į Lietuvą apsimoka vežti. O mūsų eksportuotojams prasimušti Vokietijoje sunku, nes savikaina pas mus infliacinė išpūsta. Kainos mes turim didinti. Kur dingsim? Kaip toliau elgsimės? To šiandien neišgirdau. Dar kartą kartuoju, gal šiandien ne ta diena. Dar bus kažkada. Ačiū. Gerai, ačiū labai ir iš karto paprašysiu būsimų klausimų uždavėjų formuluoti šiek tiek trumpiau, nes laiko tikrai nedaug turim. Paimsim dar porą klausimų ir tada leisim pašnekovams atsakyti, tai bus greičiau ir efektyviau. Taip, mačiau dar 2 rankas gale ir mačiau. Sveiki visi, esu Mykolas Knyza, tas PMI antrakursis. Labai ačiū už pristatymą partijos programos, bet man iškilo vienas toks labai aštrus klausimas ir jis bus skirtas partijos pirmininkui Ramūnui Karbauskiui. Jūsų sąrašo lyderis Saulius Skvernelis, kalbėdamas apie užsienio politiką, teigia, jog jūsų partija, būdama vyriausybėje, tęsite ir stiprinsite santykius su svarbiausia strateginė Lietuvai partnerė Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Todėl mano klausimas būtų toks, kokia jūsų partijos pozicija transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties klausimu? Ačiū. Kaip? Ir daro ten šalia kolega. Sveiki gyvi, Žilvinas Galimovas, TSPMI antrakursis. Šiek tiek esu nustebęs, nes šitas pristatymas man taip labai įdomiai nuskambėjo. Aš šiaip labai daug čia užsirašiau, bet daug nepasakosiu. Aš tiesiog noriu labai pakomentuoti švietimo sritį, kadangi aš manau, kad tai yra labai svarbu. Visų pirma, pradėkime gerbti dėstytojus, o ne kelti krepšelių skaičių ir kuo daugiau studentų įkišti į universitetą. Ir taip mūsų aukštasis mokslas yra nustekentas, požiūris į jį yra prastas. Tegul studijuoja tie, kas gali studijuoti, o dėstytojus reikia kelti ir jų lygį reikia ir ne tiek, kad kompetencijas, bet jų gerbūvį didinti, nes gal galit klausimą paformuluoti? Na, aš kaip politikos mokslų studentas, man įdomu yra iš jūsų išgirsti, jūs kalbate apie tai, kad Žemės ūkio ministerijoje mažai žemės ūkio specialistų, bet žinome, kad ministerijoje yra ir daug tokių vadybinių darbų. Tai kokių tada specialistų reikia atlikti vadybos funkcijoms? Dėkui už klausimą. Dar paimsim porą klausimų ir tada... Vytai, čia... Ir dar Inga. Donatas Lugoborskis, tas PMI 4 kursis. Mano klausimas būtų apie darbo jėgos apmokestinimą, nes kažkaip aš labai tik truputį užgirdau, kad paminėjote, bet plačiau niekas neįsiplėtė.
Šiuo metu Lietuvoje darbo jėgos apmokestinimas yra vienas didžiausių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Galiu kaip pavyzdį pateikti Daniją. Tarkim, sakoma, kad Danijoje yra didžiausias darbo jėgos apmokestinimas Europoje, kuris yra 41%. Lietuvoje to tarpu 39% yra darbo jėgos apmokestinimas. Darbo vietos kaina 2016 metais pirmąjį ketvirtį buvo 981 euras. Čia bendrai darbo vietos kaina. Tuo tarpu į rankas darbuotojų 600 eurų. Pavyzdys galima būtų paimtas ir iš Latvijos, atsiprašau. Ten darbo vietos kaina yra 900 eurų vidutinės. Tai yra 80 eurų mažiau negu pas mus. Bet darbuotojas rankas gauna 664 eurus. Tai reiškia, mūsų kaiminiai Latvijai darbo jėgos apmokestinimas yra 26%, pas mus 39%. Tai čia, manau, negerai tiek konkurencingumo atžvilgiu, tiek darbuotojams patiems, nes krenta gyvenimo lygis Lietuvoje. Tai prašyčiau pakomentuoti. Mano klausimas būtų, ar jūs norėtumėte toliau palaikyti esamą darbo jėgos apmokestinimo lygį, ar norėtumėte tiesiog keisti šitas procentą? Dėkui ir dabar šitam raunde paskutinis klausimas, dar pereisim paskui prie antro raundo. Ir tada suteiksim žodį atsakyti tiek sėdinčiosios tribūnai, bet taip pat ko gero pakomentuos ir savo srities ekspertai. Taip. Inga Vinogradnaitė iš TSPMI. Aš turiu klausimą susijusiu su šituo renginiu. Kiek mums pavyko patikrinti, jeigu aš klystu, taisykite, šitas renginys, jo transliacija buvo nutraukta lygiai ten, kur baigėsi pono Skvernelio pristatymas ir kritinės pastabos netransliuojamas. Visos kitos partijos šitos dalies nevengia, transliavo Facebook'e ar Delfi panašiai. Klausimas, kaip suderinama šitas principas su skaidrumo idealu, kurį jis dar... Nuo to pradėsim gerai. Gerbiama ponia, noriu pasakyti, kad tai visiškai ne mūsų organizuojama transliacija. Neklausime, nei prašėm, kad būtų transliuojama, nei draudėm, kad būtų transliuojama, nei nutraukinėjom kokios nors transliacijos. Galbūt mes per ilgai pristatinėjom pačią programą, gal tai yra problema, bet man tai yra visiškai netikėta, nes aš matau operatorius, kurie dar filmuoja. Tai nežinau, kokiu jūs... Ten gal techniškai kas nors, bet vyrai tai dirba, aš matau dar dirba. Čia panaudojant garsią frazę, mes čia ne prie ko. Tai gal galim susitarti, kad kur filmuojama, paskui bus transliuojama ir diskusija? Tai tikrai ne problema ir kai kuriems rinkėjams, kuries... Taip, tam tikrai grupiai, kurią propaguoja tam tikri mūsų komentatoriai, tai iš tikrųjų būtų labai svarbu išgirsti. Dėl to, kad dabar jie ruošiasi už Valstiečių žaliųjų sąjungą balsuoti, nes nebeturi už ką balsuoti. Tai bet kokiu atveju mes už tai, kad būtų transliuojama viską. Dabar atsakant į klausimą dėl transatlantinės sutarties situacijos. Kada buvo sutarta tarp ES ir Jungtinių Amerikos valstijų dėl genetiškai modifikuotų organizmų klausimo, išnyko pagrindinė priežastis, dėl ko mes prieštaravom tam pasirašymui tokio pobūdžio, kai buvo spaudžiama ES įsileisti genetiškai modifikuotų organizmų, augalų, tai yra į žemės ūkį ir taip toliau. Jeigu šnekėti dabar, situacija atrodo, kad sutartis yra sustabdyta Prancūzijos iniciatyva, kiek mes žinome. Negaliu komentuoti dabar, kas yra pagrindinė priežastis to, kad dėrybos sustabdytos, bet mes tikrai matėm problema tame, kas šiandien problema nebėra. Galbūt kolega Vaitekūnas galėtų paaiškinti plačiau, kas ten įvykę yra su prancūzais ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ar nelabai irgi žino dar? Taip. Taip, galbūt galit pasakyti, jaunimo įdomu, kas įvyko. Neleisti nušluoti mūsų pramonės, bet kartu didinti konkurenciją. Toks tikslas šitos sutarties ir aš manau, kad ir ES, ir Amerika yra suinteresuota tą sutartimi. Manau, kad jinai bus. Tai va, bet sakau, dėl ko žalieji protestavo, tai yra, atrodo, įspręsta. To klausimo nebeliko, man tikrai nesuprantama, kas ten dar galėjo atsitikti, nes pagrindinė priežastis buvo genetiškai modifikuoti organizmai. Dabar dėl kompetencijų. Aš pasakysiu taip, kad jeigu
aš jaunimui galėčiau papasakoti daug anekdotų, kurie skamba kaip anekdotai, kada priiminėja sprendimus žirgininkystės srityje arba kur nors žmonės, kurie net nežino, kaip žirgas atrodo, kurie neskiria darbinio arklio nuo žemaituko ir taip toliau, kurie nėra matę jų iš arti niekada. Tai yra nekompetencija visuose lygiuose. Ir aš tiesiog negaišiu jūsų dabar laiko, tai atsispindi net dėrybose su Europos Sąjunga, kada elementariai žmonės nesuvokia. Pavyzdžiui, vienas pavyzdys. Žemaituko augintojai pagal mūsų Žemės ūkio ministerijos ekspertų vertinimą gauna pajamas iš mėsos. Aš nežinau nei vieno žemaituko, jo nėra niekada papjauta mėsa ir negali būti, iš viso yra 500 tik tai pasaulyje. Bet tie žmonės, kurie neturi išsilavinimo, bet kurie turi partinį bilietą, jie vykdo savo pareigą taip, kaip jie ją sugeba vykdyti. Taip, kaip negalima jas vykdyti. Aš galbūt dėl pinigų pigimo. Tai šiandien mes turim situaciją, kad mes išleidžiame visi Lietuvos Respublikos piliečiai daugiau negu uždirbame. Kaip taip gali būti? Klausimas toks turbūt kyla. Atsakymas paprastas. Kaip jau minėjau, trečdalis bendro vidaus produkto šešėlyje. Ir tie pinigai parodė visom formom, kad jie yra, parodė valiutų keitimas, kiek pas gyventojus ir kokie yra pinigai. Tai yra viena iš problemų, ką jūs paminėjote. Dėl eksporto rinkų, kaip konkuruoti. Šiandien yra bėda, siejasi klausimas galbūt ir su darbo jėgos apmokestinimu, kad mūsų verslas geba konkuruoti iš esmės vienintelių segmentų, naudodamas sąlyginai pigią darbo jėgą. Tai čia tikrai nėra tas rodiklis, pagal kurį mes turėtume ir galėtume konkuruoti. Vėlgi nenoriu grįžti tai, kas buvo kalbėta apie efektyvumą, apie novatoriškumą, proveržį tam tikrą, bet darbo jėga šiandien, jeigu mes tikimės, kad galime tik tai konkuruoti per pigią darbo jėgą, viskas. Jeigu nedarysim investicijų, tarp kitko čia irgi pasigėdo apie kapitalą, tai mūsų programoje galite rasti, kad mes tikrai svarstome ir linkę esame reinvestuojamam kapitalui taikyti nulinį pelno mokestį, bet kada tik iš tikrųjų būtų investicija į įmonės vystymą, o ne kažkur tai kitur. Dėl darbo jėgos jūs iš esmės visiškai teisus, priklausomai nuo gaunamo atlyginimo, mūsų darbo jėga apmokestinama nuo 35 iki 42%. Ir mes taip pat sakome, kad neįvesdami jokių naujų mokesčių, iš tikrųjų šitą mokestinę naštą mes mažinsime. Tai yra šiandien egzistuojančio darbdavio ir darbuotojo įmokos sumokant mokesčius gyventojų pajamų mokestį, sumokant privalomą sveikatos draudimą, solidariai, nors neproporcingai, sumokant mokestį darbuotojų ir darbdavių į sodrą, nes turime būtent tokį darbo jėgos apmokestinimą. Tai mes pasiryžę padaryti ir padarysime 2 darbo jėgos apmokėjimo srityje veikiančius mokesčius, yra gyventojų pajamų mokestį, pervedantį ir tam tikrą dalį sodros mokesčių, kurie susiję su ne pensijų draudimu, ir sveikatos draudimo mokesčius. Ir paliksime antrą mokestį, tai yra pensijų draudimo mokestį, 9%. Tai leis mums bendroje sumoje įvesti tam tikrą progresyvumą ir mažinti bendrą apmokėjimo tarifą. Tokiu būdu iš karto darbuotojai, neieškant kitų finansavimo šaltinių, pertvarkant šitą mokesčio sistemą, atskira kalba apie sodrą, mes irgi turime konkrečius sprendimus ten įvardintus, kaip spręsti bazinės pensijos dydį, kaip spręsti iš tikrųjų neteisėtų finansavimo iš sodros biudžeto tam tikrų sričių prieštaraujant įstatymus. Tai vien padarius šitą mokestinį pakeitimą, nerevoliucinį, mes tikrai prieš revoliucinių mokesčių pakeitimus pasisakom, kad nerimo nebūtų, prieš tai leis padidinti pajamas nuo 30 iki 50, tas mes šiandien ir svarstėme, eurų. Vien šito tarifo sutvarkymas. Čia gal aš kaip darbdavys pasakysiu, iš tikrųjų darbdavių asociacijų, pramoninkų asociacijos vadovų komentarai apie tai, kad Lietuvos problemas įspręs 500 000 pigios darbo jėgos žmonių įvežimas, diskredituoja iš viso ir pačius darbdavius, ir jų suvokimą apie tai, kokiu keliu mes turime eiti, nes tai kaip ir žinutė visiems tiems, kurie dabar mokosi Lietuvoje, gyvena, kad jūs šiandien reikalingi, nes pigesni yra ukrainiečiai, po to galbūt kazachai bus pigesni. Tai šitokio keliu einant mes toliau nenueisime ir galiu pasakyti vieną, kad iš tikrųjų perspektyvoje verslas Lietuvoje gali egzistuoti tas, kuris sugebės mokėti tuos atlyginimus, kurie užtikrintų tą oro gyvenimą mūsų žmonėms.
Ir nebent savo versle, 1500 darbo vietų niekas niekada nėra migravęs ir aš tikiuosi, kad niekada to nebus, nes iš tikrųjų, jeigu verslas statomas yra tais ES suvokimu, tai yra normalios šalies suvokimu, kaip aš tai suvokiu, jis negali būti statomas ant 300 eurų atlyginimo, kaip kai kurie norėtų jį pastatyti. Tai jau ne verslas, tai yra, nežinau, tai yra išnaudojimas žmonių. Jeigu ne mūsų, tai tada svetimų, bet vis tiek išnaudojimas. Tai ne verslas. Taip neturim galvoti, taip, į tai neturime orientuotis. Ir darbo kodeksas, kuris buvo pramušinėjimas dabar labai aktyviai ir dabar bus sprendžiamas Seime, vėlgi aš noriu pasakyti vieną. Šitas darbo kodeksas, tokioj redakcijai, kokį priėmė Seimas, yra orientuotas pirmiausiai tai, kad atsivežti pigią darbo jėgą ir turėti labai liberalius santykius. Tai yra neteisingas kelias. Jeigu mes eisim tokiu keliu, mūsų tikrai bus 2 milijonai, kaip yra žadama, arba dar mažesnis skaičius mūsų sociologų po 50 metų. Už atsakymus, kaip ir žadėjau, dar yra antras raundas, bet labai prašyčiau trumpai ir iš esmės, nes mūsų pranešėjams jau reikia labai skubėti. Tai po porą sakinių. Oi, žiūrėkit, kiek daug klausimų. Antrą kartą tikrai nepaimsiu. Sakyčiau, pažadėjau 1 ir 2 klausimai ir yra viskas. 2 klausimai čia, tai vis tiek, aš mačiau jo. Birutė Davidonytė, Delfi. Norėjau paklausti, ar tiesa, kad jūs turite tokią idėją iškelti ministerijas į regionus ir kaip jums apskritai gimė šitą idėją, kaip jūs manote, tai įgyvendinama realiai, mes dabar pas ministrus važiuosim į kitą Lietuvos galą pagal jūsų programą? 2 ministerijos, Žemės ūkio ir aplinkos apsaugos, bus iškeltos į Kauną. Su Kauno valdžia tai yra derinta, tokios galimybės techniškai bus. Šnekant apie tai, ką mes iš to išlošime tai, kad Žemės ūkio universitetas, dabar Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemės ūkio rūmai yra Kaune. Šiandien dienai mes išleidžiame daug daugiau lėšų tų žmonių važiavimo į Vilnių, nes viskas sukoncentruota yra Kaune, lygiai taip pat aplinkos apsaugos ministerija, miško klausimai ir visa kita. Žemės ūkis ir aplinkos apsauga vis dėlto orientacija į centrą Lietuvos, stiprinimą regiono, Kauno regiono, ypatingai Kauno miestui, tai būtų svarbu galvojant apie jo plėtrą. Tai tikrai nepablogins jokio darbo ministerijose. Mes šnekam apie tai, kad šiandien priemonės, ryšių priemonės yra tokios, kad normaliuose išsivyščiusiose valstybėse netgi ministrai nesėdi vienam kabinete. Yra tam tikros kitos jau priemonės, kurios puikiai veikia. Jeigu šnekėti apie tikslą, vėlgi čia buvo daug kartų minėta Estija, mes manom, kad kai kurie jų sprendimai mums taip pat yra priimtini, tai kad visas kitas ministerijas, po administracinės reformos, kurios liks, reiktų įkurdinti vienam pastate. Ir tai padaryti už Vilniaus, kad neapkrauti iš tikrųjų miesto. Ir tai bus padaryta, kad nebūtų 14 kanceliarijų, kad nebūtų papildomų išlaidų tiems dalykams, kuriems jų daryti nereikia. Aš tik trumpai nerimą įsklaidysiu. Nereikės jums važinėti, nes bent šitame etape vyriausybės posėdžiai vis tiek vyks vyriausybės rūmose, dėl to ministrai ir pirmadienį, trečiadienį turės atvažiuoti. O jeigu visiškai rimtai kalbant, tai mes esame jau šiandien tokiame informacinių technologijų lygyje, kad jau toj atsilikusioje policijoje mes prieš 5 metų pasitarimus organizuodavom nesusirinkdami į Vilnių, o tiesiog videokonferencijų metu. Bet aišku, vyriausybės posėdžių tai negalioja, bet jie atvažiuos. Dėkui ir paskutinis klausimas, kadangi jau pažadėjau. Aš tik pradžioje atsiprašysiu, nežinau, ar galiu užduoti vienam iš vertintojų klausimą. Konkrečiai. Ne, čia žinokit, ne tą žanrą čia galima padaryti po susitikimo. Tiesiog man klausimas konkretus kilo. Gerai, ačiū. Po susitikimo. Tai jeigu dar vienas klausimas atsimetė, dar vieną galiu paimti, paskutinį tikrai, ir tada jau baigsime šitą diskusiją. Akvilė Burneikaitė, norėjau paklausti, ar nemanot, kad per didelis kišimasis į būtent nemokamų studijų vietų reguliavimą padidins kaip tik jaunų žmonių migraciją? Čia gal gavosi taip, kad mes pilnai neatsakėm. Iš tikrųjų mes palaikom sprendimą atsisakyti studentų krepšelio. Mes pilnai pasisakom už tai, kad reikia gerbti autonomiškumą universitetų. Mes tik šnekam, kad reikalavimai jie ir priimant studentus, ir iš tikrųjų vystant mokslą turi būti didesni, nes mes turim šiandien situaciją, kad parengimas specialistų mūsų universitetų lygis galėtų ir turėtų aukti. Dabar niekas nešneka apie, sakau, dirbtinius kažkokius kišimusis ir ta sistema, kokia dabar egzistuoja, jinai toliau egzistuoti negali, nes 1800 studijų programų Lietuvoje negali būti. Tai visiškai iškreipia vaizdą
Ir taip ateity būti negalės. Tai kaip tik ir yra priežastis to, kodėl universitetai silpnėja, kodėl mūsų paruošimas studentų yra toks prastas, koks jis yra šiandien. Aš tikrai turiu papildyti, nes matau, kad diskusijos nueina į arba nesusišnekėjimą, arba neišgirdimą. Mes nesakome ir negarantuojame visiems tokiam apimtim kaip dabar, bet kam galimybę studijuoti universitete ir dar tai valstybės sąskaita. Mes kalbam apie tą kiekį studentų reikalingų, kurie valstybė finansuoja savo reikmėms ir dar daugiau, tiek finansuojant valstybės reikmėms, tiek ir, sakykime, tuo savo lėšų pagrindu. Mes pasisakome už pakankamai aukštą prieinamą balą, kad negalėtų bet kas patekti į universitetą neturintis tų gebėjimų elementarių ir už galimybę universitetams atsirinkti, kaip jau minėjau, formą, egzaminų formą ar kitokią formą, tai yra pasimti gabiausius tuos, kurie iš tikrųjų gali ir nori siekti aukštojo mokslo. Visa kita yra galimybės studijuoti ir įgyti profesiją. Čia kaip akademinės visuomenės bendruomenės atstovė, tai galiu pasakyti, kad dar viena reforma kaip tik skamba labai bauginančiai, nes mes esam tie kaip eksperimentiniai triušiai. Viena kita reforma, tai gal reikėtų vis dėlto pataisyti tas, kas nelabai veikia, tai krepšelio dydis, o krepšelių sistema galbūt ir nėra tokia bloga, bet šiandien apie tai. Aš labai noriu padėkoti mūsų pašnekovams, Valstiečių ir Žaliųjų partijos atstovams. Sąjungos, atsiprašau, kadangi buvo daug partijų, prieš tai jau liežuvis pinasi, sąjungos atstovams už puikią diskusiją, už rimtą programą ir taip pat mūsų komentatoriams už kritišką ir išsamų įvertinimą, nes gera kritika yra labai svarbu, iš kritikos galima pasimokyti ir daryti dar geriau ir kartu padėkojus už puikią diskusiją, palinkėti sėkmės jums rinkimuose. Ačiū labai.